Viskas. Gerai, ta Maika. Jo. Aš beje mačiau šitą Krop, man atrodo, buvo irgi marškinėliai tokie, kur gausiai norėčiau, ten buvo Michael Scotto paveikslas, žinai, atvaizdas ir paskui Somehow I Manage parašyta, miela. Tai, bet pagailėjau. 15 eurų. 13 gal kainavo. Galvoju, blem, žinant, kaip greit nusiskalbėti ant tas rūbas, žinai, neverta. Gerai, tai. Čia užsityliu. Kur produceris, man reikia? Produceris laukia jau. Reikia patarimų. Produceris išeina į lauką ir nebent gal paskui pareis. Bus gerai, viskas, važiuojam. Jau jungi? Nu taip. Gerai. 9. Oplia. 9. Nu ką, pradedam, čia kaip ir vasaros sezoną jaučiu. Pirmadienį keliam įrašą. Šiandien pokyčiai visai tokie, Andrius sunkus. Su pasėdusią batarkę. O aš visai gerai jaučiuosi po savaitgalio, taip žinai, čia vasakau kieme, turėjau veiksmų. Šiaip buvo geras, įdomus laikas. Kaune buvau šeštadienį. O, blem, rimtai kaip pagalvoju. Kaune. Penktadienį buvo vestuvės pirmas šito sezono. Aš tai, žinai, pilnas įvykių. Tai va, ir dar, gerai. Pas mane dvejos vestuvės. Dvejas apgroja, ne? Taip. Nu va. Nu aš, kaip sakiau, aš jeigu vedu, tai tik vienas į savaitgalį, nes antros būtų haltūra, žinai, ateitum pavargęs, groti gal, bet irgi turbūt sunku į antras jau varyti. Kaip kada? Žiūrint, jo, kaip pirmas buvo. Bet rekordinės turėjau šitas, nes buvo pagrindinis renginys ir tada 2 valandom pratęsė. Tai jeigu jau valandą pratęsė, tai man jau ten beveik dvigubinasi praktiškai stavkė. Okay. O dar jeigu 2 valandas pratęsė, tai jau grinai praktiškai, tik ne praktiškai, dvigubai uždirbau, negu kad realiai planavau uždirbti. Eina savo, tai jau šiandien toks biškai šitą, ne? Jo, nes nebuvo praeitais metais, buvo tas 1,5 valandos maks pratęsė, žinai, dar sutarė pusvalanduką dar, žinai, po valandą ir dar pusvalanduką. Okay. Dabar jau iškart 2 valandas norėsim dar papildomai ir gerai. Tai gerai dėl pinigų, blogai, nes tada ne antrą, kaip nusiteiki, žinai, irgi baigti, bet dar ne namo, žodžiu, 4, žinai, kad ir dar važiuoti po to, tai tas toksai, žinai, tai prisimeni gal ir kai 2 turėdavai, tai kur būni, tada iki ryto, tada, žinai, tam pamėgė, nuo 6-7 iki 12, tada vėl kelies ir vėl varai. Taip, reikia labai susimti tada, ypatingai tom. Ir naktį važiuoti. Pavyzdžiui, man vienas šito darbo neapkalbėtų minusų yra, kad visada važiuoji švintant namo. Reiškia, įsivaizduok, ten važiavau iš Alytaus rajone. Tai ten tie visi, ar ten iš Druskininkų, kokių važiuotum, ten tie keliai, kur pilna gyvūnų, visokių vatas yra, kad tu žiauriai turi atsargiai. Tai irgi dabar turėjau iš Kauno renginį, kur tik autostradą, galvoju, gerai, bent išvengsiu šito mažų keliukų, kad aš tada kokio 8. Jeigu užsirauši tik ant didelio. Jo, nes aš kokiu net ant 8, aš neskubu jau, nes žinau, kad aš esu pavargęs, žinai, kad ir ta reakcija lėtesnė ir aš tada lėčiau važiuoju ir tada negreit nusikaunu namo. Čia autostradą galvoju, gerai, parminsiu greitai namo. Ir aišku, pusiaukelė kažkur bembiukas jau stovi antroji juostai, autostradai, aš ten ant stabdžių pro šoną, ten galvoju, tu tik nejudėk dabar jau, nes tas ir buvo, kur aš jau ant stabdžių, tada nesustoja. Tai galvoju, aš bandau tave apvažiuoti, jeigu tu mesies irgi pas mane, tai tada kažkas gali būti, jo. Bet aš kažkaip pasižiūrėjau, kad jau užstrigo ten, į kitą pusę, net kojytės padėjau, žinai, į kairę, aš taip į dešinę, važiavau. Ir tada, aišku, važiuoju su tokiu... Atsibudai iš karto, ne? Jo, toksai, gerai, galvoju, gerai. Svarbiausia, žinai, kad nieko nesitiko, viskas gerai, apvažiavom. Bet irgi tas, kur naktį važiuoju, žinai, iš pradžių net, negali būti išvežtas, negali būti, kad šitą mane mažytę stirną. Taip, aš taip esu briedis sutikęs iš Panevėžio pusės važiuodamas. Irgi jo, vidurys nakties buvo, dar jokie ten, dar nieks nešvito, bet buvo gerai tamsu ir jo, pamačiau, kad, žinai, šikna ar kojas, žinai, kad eina ir taip yra tas, kad jau tu po renginio nori labai namo, tai, važiuoji greičiau namo. Bet kai tie gyvūnai yra, tai tu labai greit negali, tai jau ten, žinai, vėl greitkelis, galvoju, čia nieko, bet sakau, tada, čia praeitais metais buvo.
Tai suveikė visi refleksai, nes esu buvęs, yra Autojuto organizuoja tokias Audi akademiją, ten dienos renginys toksai buvo, tai ten atsimenu buvo teorija, kaip tas briedžio testas yra daromas, ką reikia daryti, kaip mašina elgesi ir paskui važiavimo praktiškai, reiškia, testas, žinai, buvo kaip ten kas. Tai viens prie vieno taip ir buvo, žinai. Stabdai sukila ir, nes dabar tos visos šiuolaikinės mašinos labai stabilios kely, tai apvažiavau, belė kaip išsigandau, nes dar tada su to BMW tokiu trečiuku važinėjau, kur jeigu jis būtų kritęs, tai jau tikrai saloną, su briedžiu yra, žinai, pavojingiausiai, per kojas kertys, visas pareina į vidų. Tai išsigandau, atsimenu baisingai, sustojau, kai išlipau, net aš jau nebematau, žinai, jis jau kažkur tai pabėgo. Tai labai greitai dingsta. Tai jo, yra buvę irgi tokių, kur iš Dzūkijos kažkur važiavau, irgi toks miško keliukas, bet labiau vieškelis, žinai, ir ten knibžda, tiesiog matai tų gyvūnų, žinai, aš ten ant 25 gal kokių riedų, žinai, ir ten kiškiai, stirniukai, dar ten kažkokie tokie. Akytės iš krūmelių tik. Jo, toks atrodo, kad jie irgi baliavoja ir aš čia dabar įvažiavau, žinai, galvoju, nu davai, greičiau pravažiuok, žinai. Tai taip yra tas naktinio darbo, jo, čia tas jo renginiuose, kai vat irgi, kodėl kainuoja tiek, tai čia yra tas, kad tu gali sau leisti tik tiek, nes tada jau tu pradedi rizikuoti, žinai, ir savo gerbų ir kitais. Jo, tas pirmas vestuvės labai fainas buvo, žinai, ten tie jaunieji čia, kur buvo, žinai, čia ir gal tas negerai, ir gal to, ir to, žinai, tokio neužtikrintumo daug buvo. Ir aš važiavau, kiekvienas būna važiuoja, žinai, su įtampa, čia kaip tas panašiai atlikėjom, kur ant scenos lipt yra jaudulys, taip ir čia toksai, žinai, nu vat vis tiek kažkaip negali atsipalaiduoti, nors jau ten tų metų ir patirties yra, žinai, bet atvariau, viskas buvo, žinai, gerai, tvarkingai, tai vat buvo viena maloni detalė, kur mes, kai susėdėjom su tais, reiškia, žmonėm, su klientais, ir aš ten būna pasirašom tokį darbinį, neva tai šitą vakaro planą, ten su tokiais laikais, kurie atsako orientaciniai, bet jie paskui būna, nelabai keičiasi, žinai. Ir paskui planuotojas buvo prikabintos ir planuotojas ten savo planą parašė, ten, žinai, ten jau buvo pakeitimai, žinai. Ir kai vyko renginys, vis tiek buvo taip, kaip mes tada surašėm, žinai, galvoju, jas, žinai, aš laimėjau, žinai. Tai aš buvau teisus šitoj situacijai, tai tas buvo fainai. Ir visa kita, tai jo, paskui fainai ten, žinai, atsisveikinant ten, žinai, ten, kaip visada, ten viskas labai gerai, viršijo ten lūkesčius, ten bla bla, žinai, nu, malonu. Aš irgi gavau šitą iš vieno, tipo, buvo geriau nei tikėjausi, žinai, tai galvoju, nu, tikriausiai komplimentas, žinai. Jo. Gal taip vidutiniškai tada, žinai. Ne, bet čia gerai, žinai, aš manau, kad yra gerai save undersellinti. Tai yra, žinai, kai tu nes, žinai, nu, tada tavo darbas už tave ir kalbės, o ne tavo reelsai, istorijai, hujoriai, visas kitas šlamštas, žinai. Nu, tai ateisiu, atidirbsiu ir bus. Vat, sakau, tai aš kažkaip taip jo. 8 metus ant to varau ir kol kas veikia ir labai gerai. Tai vat, kas čia dar, paskui į Kauną važiavom, nes buvau pakviestas ten yra tokia Kids Go Tech, vaikams, reiškia, technikos būrelis, jie ten ir dronus konstruoja, ten, man atrodo, vienintelis toks rimtesnis technikos būrelis Lietuvoje. Jie ten dar tokia šeimų diena, tai nuvarėm ten pasibazuoti ir paskui galvoju, kad jau Kaune esam, man patinkančiam labai. Sakau, davai pasidarom dieną Kaune, tai buvo labai faina, į zoologijos sodą pirmąsyk nuvariau. Čia nesu buvęs tikriausiai. Aš gal kada nors seniai vaikystėje. Kaune. Gal kokius sovietmečių dar, bet aš nieko neatsimenu, tai o dabar atėjau, žinai, nu toks labai gera atmosfera, žinai, dabar jis renovuotas, ten viskas labai stipriai perdaryta. Nėra liūdna, nes kažkaip man tose zoologijos sodose labiausiai baisu būna, kad ten tiesiog bus liūdna. Nu, tipo, tos mažesnius būna, kai ten nueini kur nors, kur ten laiko, tai ką žinau, nu, pasižiūri tą savo narvelį, tas gyvūnas, nu, jeigu tu veganas, man liūdna tiesiog. Tau bus liūdna. Nu, jeigu tu esi veganas, ateini ir galvoji, žinai, nu, bet, nu, ten tais gyvūnais rūpinasi, žinai, ką žinau,
nu čia kaip, žinai, sanatorija. Su help lentelėm nestovi ten kurie nors gyvūnai. Ne, nu, buvo keli gyvūnai, kurie parašyta, kad, žinai, gydomi yra, tai, žinai, ten kažkoks pitonas buvo, ten dar kažkas, tai buvo, kurių iš vis nebuvo, ten liūto taip ir nepamatėm, žinai, didžiausias aptvaras ten centre ir vidinė yra ten tokia, reiškia, dalis, kur gali įeiti į pastatą ir pamatyti. Nebuvo nei laukia, nei išorai. Tai va, tai nematėm kai kurių gyvūnų, bet šiaip bendrai tai, žinai, buvo vis tiek labai faina, nes, nu, gražiai padaryta, labai jaukiai, gera atmosfera. Kas yra, kokie buvo top 3 gyvūnai iš Kauno zoologijos sodo, ką verčiausia, kas didžiausią įspūdį sukėlė top 3 gyvūnai Kaune? Žinok, man jaučiu, kas gero? Buvo ten tokia varlė labai didelė. Nu, jeigu varlė trejetukė yra zoologijos sode, tai nėra labai gero zoologijos sodo. Ne, man tai yra, nes nu, mano dukra Gota, mes ją sutrumpinti, tai vadinam Aga, o ten ta varlė buvo ten kažkokia ten brazilinė ar kokia ten Aga. Ir mes labai juokėmės iš to, kad, žinai, va, mes vadinam Aga, o ten tokia, žinai, toks kaip blynas, tokia, žinai, labai šiaip didžiulė. Tai tas buvo įdomu. Paskui, nu, stumbrai kaip visada labai gražu ten ant tokio kalniuko. Nu, man labai patiko reljefas ir vieta, atsakau, kaip, žinai, mane architektūra labiau sužavėjo negu gyvūnai. Tai irgi nėra geras ženklas apie zoologijos sodą, žinai. Aš šiaip galvoju, ar apsimokėtų, va, pavyzdžiui, nueiti, tai vat, kol kas tai nėra, kad man parduotum zoologijos sodą, kad vien serga, labiau architektūra, žinai, tam sode, top 3 varlė yra, nu, ką žinau, nėra, kad labai selini tą vietą. Nu, aš turbūt, nežinau, man įspūdingiausias zoologijos sodas, kurį aš mačiau, tai buvo Airijoje, yra toksai Fota Wildlife Park, tai tenais tie gyvūnai, didžioji jų dalis laisvai vaikšto. Tai ten prie tavęs ir pelikanas gali prieiti, nu, prie žirafų neprieisi, jos ten tokiam didžiuliam aptvare, bet irgi laisvai vaikšto, tai, žinai, ten buvo visko. O čia buvo, žinai, mažiau, galvoju, netgi Klaipėdoj, ten tas Boso parkas, kur ten, žinai, daugiau tų gyvūnų, bet ten ir smirda. Ten dar liūdnesnį, žinai. Sakiau, netgi, žinai, sakiau, kad kai nuvažiuoji į tą Boso parką Klaipėdoj, ten turėtų duoti tokį, žinai, kokį nors tokį šautuvuką ir tokią knygutę, kur tu gali visus virtualiai nušaut dar, žinai. Nes ten Bosasgi turi savo visą tą trofėjų kambarį. Tai, kad jau, žinai, išlaikyti temą, tai dar, kai ateini, dar kiekvieną gali nušaut ten, žinai, ir tau užsiskaičiuoja. Ir gale išėjęs gauni kokį nors ten ženkliuką. Pavyzdžiui, tai... Arba per apsą gali, žinai, čia tiek nušau. Tai, bet ten daugiau, pavyzdžiui, gyvūnų, tik taip, bet ten atrodo jie ir liūdnesni. Nes ten, žinai, aptvarai mažesni, ten... Tai gerai, kas dar buvo be varlių? Be varlių, nu gerai. Įdomu, kad, avis ožkos, lamos, stumbrai... Stumbras buvo, tiksliai. Jo, ten keli. Avijautis toksai buvo įdomus, paskui... Avijautis? Tai ten tiesiog suleido avį ir jautį kažkurį vieną sako, padarom čia dar vieną, tokį hybridinį modelį. Čia gali būti tas koks nors legendinis kartas, kai kažkada užmigo sargas, tada praeina ten kažkiek tai mėnesių ir sako, alio, kas čia dabar? Ir išsiaiškina, kad smėgoja. Didelis, milžiniškas, bet žinai, ir su Vilna, tipo, su Sabagu. Ir kaip Maikas Tysonas, žinai, kur tipo šiaip grėsmingai atrodo, bet balsas, jeigu nematytum, nesuprasim, kas kalba, žinai. Tai yra ten tų gyvūnų, bet sakau, ten šiaip, žinai, suvenyrų parduotuvytė tokia, žinai, nu, tokį bandymas būti vakarietišku, tas zoologijos sodo buvo, tai toksai, žinai, nepilnai dar netraukia, bet still, žinai, kokia kaina buvo bilieto suaugusiam? Kadangi, už visą šį malonumą. Kai esi su vaikais perki dažniausiai šeimininį, perki bečą kažkokį ten, žinai, tai čia buvo kem 5 eurų visiems. Abonementą. Jo, buvo kem 5 eurų visiems. Ir mes dažnai, kas biškai užkriso, mes papuolėm į liūtį, nes taip, žinai, žiūrėjom, ten debesis eina, tai dar iš pradžių buvom, kai nuvarėm ten anksčiau truputį, per pietus daug maž, tai žiūriu, toks judulys ateina ir galvoju, blema, gal neinam, sakau, nes panašu, kad lis. Nors prognozė rodo, kad nelis. Šiaip labai suprastėjus yra orų prognozė telefone, bent jau man, aš pastebiu ne pirmą kartą, labai prastai. Ir sakau, tai nuvarom kur nors, sakau, kažkur į vidų, į karo muziejų buvau, seniai buvau ir dar, žinai, vaikam parodysiu, mano sūnus irgi toks, žinai, ginklų mėgėjas. Tai ten nuvarėm, prasivaikščiom, faina, išeinam ir galvojam, dar yra to laiko ir nelyja.
Nu tai gal ir nelys, nu tai ir varom. Nuvarėm, pravaikščiam, sakau, nu atrodo, dar pusę kokį būtų likę, žinai, tų ekspozicijų žiūrėti. Ir kaip tik vidiniai dalyje buvom ir girdžiu jau lyja, jau pila, galvoju, nu va, tai tiek. O tai nežinau, o gal mes ten ir viską matėm. Nors atrodė, kad dar buvo ten tokie takelių, kur dar buvo galima nusukti. Nu, karo muziejui kas gero. Nu, ką žinau, kas įspūdingiausias eksponatas. Karo muziejui, aš ten mačiau NATO džempą, norėjau nusipirkti, bet galvoju, kai išeidinėsim, kai jau uždarė kasą. Tiesiog gift shop'et tiesiog? Taip, toks, žinai, fainas pardavinėjimas, bet nepaskaičiavau, nežinojau, kad kasa užsidaro. Realiai gal 5 minutės iki muziejaus uždarimo pabaigos, tai jau mes, kai išeidinėjom, jau ten, žinai, pinigus skaičiavo, jau viskas. Ir tai buvo gaila, man norėjau. O ten daugiau, žinai, nu ką, man ginklų salė patiko, ten, žinai, visokių įvairių, su gidu turbūt dar būtų įdomiau. Buvo įdomu, žinai, pamatyti tą lituanikos nuolaužas, nes kažkada seniai vaikystėje esu buvęs, atsimenu, ir kaip tik buvau filmą matęs, tą toksai sovietinis buvo apie lituanikos skrydį, man Lietuvos kino studijos, man labai, atsimenu, padarė įspūdį. Ir tada, žinai, galvoj tas visas ten, žinai, tas istorija tokia, žinai, stipri gyvena ir tada nuvarėm ir tada tas nuolaužas, žinai, matai, ir ten, atsimenu, kažkaip tamsiau buvo lyg tai, kai aš vaikystėje buvau, nu taip, žinai, viskas per tokį romantiškiau, žinai, atrodo, ir dabar nuvarėm, žinai, taip buvo faina pamatyti, galvoju, žinai. O tai kiek ten likę? Koks sparnas yra, ar ten tiesiog tai porą lentelių? Ne, ten yra normaliai, ten yra variklio priekis, tas sumaitota tie, reiškia, propeleris, važiuoklės dalis, jo, ten fiuzeliažų irgi yra, nu ten surinkta, žinai, turbūt viskas, ant ko nebuvo mėsos ir kraujai, žinai. Tai va ir faina, kad atskira tipo ten salė, tai va tą buvo, sakau, labai smagu pamatyti, tokia, žinai, kelionė laiku. Tai jo dar ant Kauno dienos vyko kažkoks orkestrų pasirodymas šalia buvo. Bet savo šiaip man kažkaip Kaune faina. Tai pirmas iki taip važiuoju ir galvoju, žinai, vis nesinori išvažiuoti kažkaip, man taip jauku tenai. Tai va, tiek apie tą gerą savaitgalį. Labai daug gražių komentarų žmonės rašė, tu matai? Ne. Nematei? Ne, man, kai į pirmą žaidimą, kai nebuvo sureaguota, tai aš šiek tiek apleidau komentarų sekciją. Biškai užpikai. Jo, buvo tas, kad kažkaip nesureagavo. Nėra, kad pamotyvavo. Žinai, kaip reikia pažiūrėti, ar padaugėjo kaip nors reikalų. Ne. Kur paskelbėm komentarą, tai yra... Kelinta čia buvo laida, 7, man atrodo, 7 komentarų nepadaugėjo, bet 8, nors peržiūros mažėjimo tendencija turi, bet komentarai buvo malonus. Ir tokie gan ilgi ir gražus, ir, pavyzdžiui, ten, vat, Tūzas rašo, visai fainas podcastas, lengvas toksgi dabar beveik vasara, orai geri, tai nereikia ir tikėtis, čia labai daug peržiūrų, rudenį, manau, bus geriau. Davai vyrai nesustojam, o dėl filmo gautas iškvietimas, tai čia iš esmės žmogus, man atrodo, ir DVD laimės. Nes rašė, atsimenu ir patiko labiausiai ta scena su Mikutavičiumi, kur nori šokti nuo stogo. Tie pareigūnai pradžiai padėjo, o po to susiginčijo ir jau ragino šokti. Galiausiai susitaikė, o ant galo iš vis pašovė. Bent jau filme išsipildė Marijono Dinašnyris. Šitą nemačiau. O geras, šitas tik pradžią mačiau, nes geras, labai šitą. Gerai, tai jau kandidatas tikrai yra. Taip, tada rašė To Go Explore. Aš klausau, kai žiūriu Trackmaniją, kažkaip nuramina ir padeda susikaupti. Pasirodom tai, kokį mes turime. Labai malonu tokį efektą turėti. O geriausia gauta iškvietimo scena turbūt ta, kur Katleris kolegė parsivedė namo ir tėvai jau laiko kaip marčią. Kur vienas lygiai. Jo, tokia pažįstama situacija iš savo gyvenimo. Geras. Gerai, tai jau du. Gerai, tai kažkam prizas. Gerai, Aviator Dalala, čia tokį pamokslą dėjo, labai teisinga, už tai, sureagavau. Kalbant apie YouTube, nekelkit video 5 ryto. Aš kada sumontuoju, tada įdedu, nes noriu greičiau atsikratyti ir tikrai nestrateguoju, žinai, savo, nežinau, šeimos ar savo laisvalaikio sąskaitą, o dabar įdėsiu, nes esi kelimas ten, kol ten įdedi, tiesiog padarom, bet sutinku. Sako, niekaip nepagausit algoritmo su random
diskų kėlimu. Pažiūrėkit per studiją, kada daugiausiai jūsų klauso, šiaip nematau, aš ten bandžiau žiūrėti, aš neradau, kada daugiausiai klauso, yra tiesiog, kad kas žiūri, Kokiu laiku, tipo? o kokiu laiku tai neradau. Nežinau. Arba dar neradau. Tai va, YouTube'as dažnai labai stipriai žiūri pirmos valandos peržiūras ir pagal tai sprendžia, ką daryti toliau su video. Tai jeigu įkeliat 5 ryto, niekas nežiūri, niekam nepušina toliau. Nu, gal. Nu, bet irgi keep going, su palaikymu, su viskuo. Tada yra Justas, kuris sako, šitas podcastas, kaip ir sakiau, Andriui klube. Sakė tau. Tai čia, kur apkalbėjom, man atrodo, praeitą. Čia Vincas? Ne, Justas parašyta. Justas? Nebent Vincas Justų užsivadinęs. Palauk, ką dar toliau rašė? Žodžiu, pasileidi vakare, visos temos įdomios, paprastai ir nuoširdžiai. Vienas iš nedaugelio podcastų, kurio dar įmanoma klausyti, tik nesustokit. Kurio dar įmanoma, gal tai kas tada su kitais dabar vyksta? Aš nežinau. Kodėl kitų dabar neįmanoma klausyti? Nu, nes visi, aš nežinau, aš bandžiau vėl tie patys pažiūrėti. Tai ten, žinai, 3 brandai sėdi ir vyksta pardavimas. Nuolatinis, žinai. Ir dabar renginių sezonas? Gal, nežinau, bet nežinau, ką dar žmogus žiūri, šiaip jūs tai jeigu galėt rašyk, būtų įdomu pamatyti. Pas mus, žinai, ko nėra. Pas mus nėra reklamos. Pas mus nėra annoying reklamų, kur kas 15 minučių, žinai, nes mes tiesiog... Jo, nėra. Sveiki. Jaučiu ilgai. Sveiki, štai podcastas, jokių čia interpų apie ką mes parduot, mes tiesiog ką mėgstam, tą pasiūlom, ko nemėgstam, to nesiūlom. Toks visiškai oldschoolinis, kur, žinai, tipo, realiai sėdim vieną savo serialą, kokią nors kitą savo, ten kažkokį turinį vis papušina, žinai. Tai jo, labai kol kas viskas paprastai ir kažkaip tikiuosi, kad taip ir tęsim. Tai žodžiu, daug tokių palaikančių žinučių buvo, žinai, matyti mažėjančias peržiūras. Bet jau du yra realiai DVD, kaip ir jeigu kandidatai, tai jeigu daugiau nėra, tai jiems, man atrodo, ir siūsim. Tada yra dar vienas Sweden Guy Vytautas. Kalbant apie filmą Gautas iškvietimas, ko gero būtų labai sunku išskirti vieną frazę ar epizodą, kurį būtų galima vadinti kaip geriausia, kadangi abu filmai buvo perlų perlai. Jei reiktų išsirinkti vieną, tai būtų antro filmo pradžioje visus blogai atsiliepusius pirmo filmo žiūrovus pasiųsti toli MX. Ačiū už dar vieną epizodą. Tai tokių žodžių palaikančių žinučių. Tai va yra kandidatai. 3 kandidatai. Tai turim šiaip 4. Tai ir dabar nežinau, galim pereiti. Kas yra per? Ai. Aš norėjau dabar kaip tik klaus, bet galvoju, kad neturiu šalia, tai tada nenoriu. Aš pasidėjau specialiai, noriu tą parodyti iš arti. Dama kaip gerai atrodo. Jie tikrai visi labai gerai atrodo. Tai čia mūsų žiūrovas ar žiūrovė, aš taip ir nesupratau dar. Musės riboj apdovanoja mus savo gamybos magnetukai iš šaldytuvo. Čia man dabar tik matosi. Tai kol parodysim ir visiems kitiems, bet įspūdingai atrodo dalykai. Šitas labai gražus. Ne, man tas labai patiko. Bet čia sakau, čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 magnetukai ir sunku net išsirinkti. Andriaus mėgstamiausias. Tu laikyk fokus, aš kaip nors prizoominsiu specialiai, arba fotkės. Nufotkinsiu ir sudėsiu montaže.
Jie reliefiniai, šitas koks geras, kirsiu galvą, kirsiu, jūs pažiūrėkit. Čia yra Su net ir jau kirvis, Putino galva, kurią kerta. Frazė iš važiavimo su Tadu. Nu, šitas labai geras, įspūdingas. O, šitas man kaip tik remaikis, tiesiog. Galėčiau nešioti tiesiog. Eilinis debilas. O tai iš kur šitas yra? Eilinis debilas, mes kalbėjom, 6 gal laidoje buvo apie eilinį debilą, ten kažkas užmesta, kad kažkas ten buvo apie eilinį debilą. Tuose podcast'e? Ar yra... Podcast'e buvo, jo, kur ten aš kalbėjau, kad reikia, kad gal maikės gaminti, kur būtų tik inicialai ED, tada nugaroj parašyta eilinis debilas. Ten buvo kažkoks irgi apie merčą, gal bairiai. Aš jau neatsimenu, žinai, nes kai neskriptini bairių, tai viskas išeina. Bet šiaip labai geras. Labai šiaip geras žodžių derinys. Taip, labai relaitinu. Taip, yra ir toks spalvotas, labai gražus su visokiais paspalvinimais eilinis debilas. Su modemo net yra. Taip, tik aš čia nespartuoju, čia tikrai modemas. Čia kažkoks... Toks pusiau radiatorius. Kažkoks radio tranzistorius, kažkas tokia, bet tikrai labai... Va, pažiūrėk, kaip jūs. Gal jaunas klausytojas jau sunku ten ir suras, kaip tas modemas atrodo. Gal tai tiesiog routerio, žinai, tą priekį uždėjo ir galvo, čia bus routeris ir modemas yra skirtingi dalykai. Bet įspūdingi tikrai dalykai. Tai... kam nors galbūt įdomu, nežinau, nusipirkti, nes aš maniau, man net gaila jos dažnai dalinti. Aš norėčiau pasilikti savo, tai galvoju padaryti kaip nors, gal tam Patreon'e, žinau, kad galima ten merčų prekiauti. Tai iš esmės uždedam kainą ir jeigu kas nors nori dovanų, galima gal bus pirkti. Neįsivaizduoju dar. Tai aš kaip sugalvosiu. Aš Musiais riboje atrašiau, kad įdomu būtų čia kažkaip tai pakolabinti, net neįsivaizduoju, kiek yra, žinai, kiek toks daiktas kainuoja čia padaryti, nes čia, aš net nežinau, kokiu čia būdu, ar čia lieta, ar čia klijuota, neįsivaizduoju. Su pedalį. Taip. Dar šitas geras, pagal... Taip, kad kaip šuniukam, tai va čia, jo, idėja irgi kažkaip, kai galvo, tai va apie tai buvo, kad parodinė tokie čiukšt. Taip, kaspinėlis. Tai labai gražus dalykai. Ačiū Musės riboj už nuostabią staigmeną, nes irgi man atėjo, atsimenu, pranešimas, kad jums ten siuntinys Akropolį, galvoju, nieko neužsakinėjau ir taip toliau. Tada po kelių dienų parašo arba pati Musės riboj, sako, varyk pasimti, nes ten siuntinys. Tai labai nice. Jo, tai šiaip parašykit, ką manot, jo, ar domintų. Jo, ir jeigu jums ten įdomu, bet komentaruose rašykit po video, ten geriausia bus matyti ir jums, ir kitiem, ir kažkaip taip tą susidomėjimą gal sukelsim. Ir būtų faina kažkaip paleisti. Mažu ką gal. Tiesiamas apie DVD laimėtus prieš tai nori padovanot... Kai aš tau siunčiau, tu užmetė, aš gal būtų logiška, žinai, vieną DVD padovanoti Musiais riboj už šitą staigmeną, nes čia visiškai žmogaus iniciatyva. Nei mes ten labai kažkaip tarėmės, nei ką. Čia vis dar ne reklama, jo, čia vis dar mes tiesiog gavom ir amazing tiesiog dalykai. Žiūrovo dovana, fano dovana, turbūt galima netaip sakyti, nes šiaip žmogus turbūt tokiais dalykais neužsimtų, jeigu tik žiūrėtų. Tai tikrai spūdinga. Tai aš manau, kad jo, Musiais riboj reikia padovanoti vieną DVD, galima iš karto... Iš karto į grotuvą. Va, iš karto keliauja Musė. O dabar dar, tai tau dar reikės, parašų dar nesurinkau, bet reikės dabar jau prie progos, kai išdalinsim. O šitas vienas turi, galim išrinkti, ne? Nes man atrodo yra. Ten yra 3. Tai dabar kažkaip subjektyviai turbūt rinksimės. Tai kitaip jau neišeis. Tai tada nebent vertint... Taip, išvengiam iš 2, man atrodo. Gramatikos nevertinam šį kartą. Nėra svarbu šiuo atveju. Bet... man Tūzo labai patiko tas apie Mikutavičių ir apie Dainą Išmiręs, nes yra bairis gale labai gerai parašyta. Taip, man šitas irgi labiausiai gal patiko. Aišku, ir tas ir To Go Explore labai fainas, kad parašė, kada mūsų klauso ir žiūri, ir kad kai Katleris kolegė parsivedė namo, tėvai galvoja, kad marčiai, irgi geras. Bet Tūzo yra istorija.
Tūzų yra istorija, jau galima kitam pasakoti, kad ir gaunasi istorija su pajūriu gale. Tai gerai, tai ir turim. Tai tūzai, tūzas, tūzė, tūzai. Žygis. Jo, žygis kažkoks tai. Kažkoks žygis. Žygį dabar reiks tave kažkaip rasti. Taip, parašys taip, nu tai jeigu žiūri, jeigu dalyvauja, tai reikia ir žiūrėti sekantį ar laimėjai, tai susisiek su mumis. Tai žygį, žinai, kaip darom tada žygį. Aš va čia kaip nors įdedu dabar į mailą, į kurį tu parašyk, kad tu esi žygis. Va čia įdėsi visiems, ne? Čia vat visi, kurie žiūri, tai va čia mailas, kuriuo rašyt prizui. O tai kaip gali susiekti tada, palauk? Tai ką žinau, tai sakai tavo ir kontaktą, nors čia tas pats gaunasi. Tai tavo ten kontaktą irgi sakai lengvas rasti, tiesiog timūras.com. Taip, mane nėra sunku rasti, bet dabar galvoju, nes daugiau apie šį kanalą. Nu tai ten jau po to sužiūrės. Nu kažkaip perduosim žygį. Tai tu aš nežinau, aš į mailą vis tiek įdedu, va čia toks buvo darytas. Parašyk, jeigu tu ne žygis, tai degsi pragarė. Nu faina, konkursas įvyko. Bravo. Gerai, tai čia pagaliau, sudėsim, pralošim. parašiukus surinksim. Pralošim. O dėl šitų magnetukų, jo, labai lauksim jūsų reakcijų, nes aš labai norėčiau kažkaip jų padalinti. Bet čia galima užsidėti. Kaip Čia sustatyti. papuošimus. Net neišėjai sustatyti. Nesimatys. Tai bet visą galima bus. Galim, jo, savo pasidėti, pasilikti. Bus puošmena. Kiek mes jau turim? Tai va, buvau Pusvalandukas. Nu, Komikone. buvai Komikone. Mačiau Duncaną MacLeodą, tik, jau vyresnį, bet mačiau gyvai. Okay. Eiliai nelaukia fotkės, nes nebuvo, kad... Biškai pataisysiu, gal mikrofas užsivertė. Eiliai buvo galima nusifotkinti? Jo, nusifotkinti. Jo, bet gerai atrodo vyrukas plemba, bet tos serialų ir filmų žvaigždės ten turi paslapčių savo. Nes va, ten kiek mes žiūrėjom, tai man aš paauglys buvau, tai ten gal dar senesnis, nežinau, tas serialas, tas kalnietis ten, kur su kardais mosikuodavosi, galvas kirsdavo, tada ten, tipo, galios. Jisai ir modelis, ne, yra? Gali būti. Galėtų būti tikrai. Aš kažkur ten buvo parašyta, kad jis yra tipo ir modelis, tai kai tu esi modelis, tai žinai, matyt, prisižiūri. Ir žinai, gal ir uždirbi tiek, kad galėtum sau leisti prisižiūrėti, žinai, čia, žinai, ne lietuviškas algas. Pagalvoju, žinai, įdomus gyvenimas, šiaip, kai į Komikoną nueini ir pagalvoji apie tas visas žvaigždės, nes jos dažniausiai dabar tą tik ir daro, iš esmės, žinai, kur daugelis, kur tiesiog kažkokį turėjai praeitie, ir daug tokių yra, kur turėjai serialą, kažkokį, ir kur vienas išsprogo, ten tave labai myli tam vaidmenį ir tada, pažiūri, kad viskas, ką tas žmogus po to daro, tai tiesiog varo po skirtingas šalis, po realiai Komikonus ir alternatyvas ir tiesiog prisiminė tą savo vieną kūrinį, čia žinai, kaip, nežinau, atlikėjas, kur turi vieną tą super hitą ir tiesiog varai po visą turinti, kad visi tą vieną hitą tiesiog ir nori paklausyti. Nu, atlikėjų gal dar šiek tiek, žinai, kitaip, nes aktorium yra, man atrodo, ir sėkmės nemažas faktorius tam, kad susidėliotų viskas, nes ten yra nuo tavęs nepriklausančių dalykų. Tai yra muzikoje tas pats. Irgi sėkmės, kad susidėliotų, kad perklausytų, žinai, tą vieną dainą irgi. Bet man atrodo, muzikoje yra daugiau kontrolės turi, pats kaip atlikėjas, kaip autorius. Nes... Tai taip, jeigu lygint su aktorium, kur tiesiog viskas tau jau... Tai, jo, nes, žinai, aktoriam, kaip pagalvoju, žinai, taip pat susidėlioja, nutinka ir paskui bambat nenutinka, nes ten ar ten vadybos neturi, arba ten per silpna, arba ten, nežinau, ten krūvos kitų tokių dedamųjų, o muzika, atrodo, gal yra šiek tiek lengviau, tipo... Sėdėjau ten kažkur, vat, žinai, bedrume savo, kažką ten padariau ir tai ten hitą, žinai, per TikToką iššovė. Nu, tai tokių yra buvę, žinai, jeigu tu esi aktorius, tai tu ten ilgai gali tau tekti ten
žinau, vienas yra dabar YouTube labai populiarus ten, kur tas, jisai kiek susiradau, išrado tą tokį, kur reaguoja, bet kur apsirengė statybininko ten šalmą, lemenį tipo toksai, su barzda toksai, kažkoks pažado aktorius iš New Yorko. Ir ten jisai statybiniai visokie statybos feilai sudėti, žinai, ten jisai ten žvalgosi, neva žiūri į viršų, ten kažkas aukštai nutinka, tada pažiūri ten, neva tai stovi ir absurdas visur aplinkui vyksta, žinai. Tai vat, jisai kaip aktorius labai daug iš to susirinko, žinai, bet, žinai, tų aktorių nėra tiek daug. Nu, vat, turime Lietuvoje Instagramerius kelis, šitą Neringa, Neringa, aš ją vis laik mačiau, kur su Improvudu dabar dar dirba. Tokia... Milda? Milda Noreikaitė yra, man atrodo, man už tai ta, ne. Jo, Milda, paskui tas konfliktų bičias irgi aktorius. Julius. Tai You're welcome. Tai dėkoju. Tai, žinai, nedaug yra tų vat, aktorių, kurie iš socialinės... Jeigu apie tą galvoju, aišku. Man atrodo, jis labai Julių panašus. Nu tas, kur... Nu, jeigu iš konfliktų, tai turėtų būti. Tas, kur buvo Ryto Vilkas. Julius Paškevičius, jo. Taip. Jo, čia fun fact, nežinau, gal kas, jeigu žinai iš improvo, kad jisai Ryto klubo Vilkas buvo daug metų. Geras. Nu, po Vilko kostiumų, ta prasme, turiu menį tas bičas, kuris tai jisai ten labai daug, ten kokius 8 metus vos, tai jisai ten, nu, žiauriai. Bet jau nebėra, bet jau buvo pats geriausias Vilkas, jisai buvo. Ok, pats geriausias Vilkas. Nu, nes mes įkalbinom šitą temą, tai aš atsimenu, man tiesiog labai įspūdį padarė, nes, nu, kaip kartais įsivaizduoja tą darbą, tai, žinai, nu, tai ir įsivaizduoja, ką žinau, ateina ten tiesiog bet koks bičas, ne, užsirida, ten turi savo kažkokių judesiukų ar ten, žinai, užvest. O pats approachas buvo į tą darbą, man labai įdomus, nes jisai kaip nupasakojo, tai jisai, kadangi aktorius, nu, tai jisai literaliai, nu, kaip į rolę ten žiūrėdavo, žinai, tipo, kur jis yra Vilkas ir net, žinai, ten atsimenu, mes, nu, ten tokie specialūs intervai buvo, žinai, vos ne už aikštės ribų su tai žmonėm, nu, tipo, kurie gal ten nebūtinai žaidžia ant parketo, žinai, bet kurie to dalis, žinai. Kaip ir Gitytė su Žalgiriu daro. Gali būti. We did it first, žinai. Okay. Nu, žodžiu, nesvė, bet ir sako, va, pavyzdžiui, taip, žinai, jisai taip ten nurimo kažkokiam, žinai, ir taip labai nuoširdžiai, žinai, sako taip, ir kartais, žinai, rungtynių gale, pavyzdžiui, jeigu ten rezultatas, žinai, nu, ten neigiamas ar kažką, tai Vilkas kartais sako, gale net, nu, neišeina, nes jam tiesiog per skaudu yra, kad klubas, žinai, pralaimi ir aš toks, what? Tai va, čia dar, žinai, nu, visai kaip veikėja, nu, žinai, jisai antiek įsigilina į tą veikėją, kur jis viską, žinai, vos ne ir jaučia kaip tas Vilkas, žinai. Taip pat man tas, va, kažkaip buvo įspūdinga, nes po to pradeda įstebėti po tokių visokių žodžių ir rimtai matai, kad jisai tiesiog visą tą, žinai, laiką, kol jis su to kostiumu, jis tiesiog būna rolėje, o ne kad, žinai, va, tame kažkokiame, nu, va, čia mano darbas, užsidėjau, gerai, čia reikia pamojuoti, gerai, čia ką, o ne, jisai gyveno tuo, žinai, visą tą laiką. Tai, šiaip jo, yra tiesos. Tai įspūdinga. Aš esu girdėjęs komikų tokį, žinai, varymą, kur čia dabar buvo, galvoju. Gal koks Vilsas buvo iššokęs, kur, žodžiu, irgi varė ant Algio Ramanausko, kai Algis kalbėjo apie savo personažą, apie Bronių, kaip apie atskirą asmenį, tipo, kad Bronius darė, Bronius sakė, ir jie ten, tipo, nu, ką tu čia šneki, tu, tipo, čia, žinai, nu, kaip pats, bet, nu, tai yra tas skirtis, žinai, kad yra, kai žmogus yra personaže ir taip, va, tai giliai, tai yra alter ego, tai yra kita persona, šiek, nu, tai yra kažkokia keista, nežinau, kaip šizofrenijos kažkokia forma, žinai, turbūt yra, bet labai, jo, pritariu, kad tai yra, jo, mastai, darai, kaip tas daro. Aš net ir tą kubretę atsimenu, kai dariau, tai irgi būdavo, kad, nu, labai, žinai, įsijauti, nes yra faina įsikūnyti į kažką, nebebūt savim, savo daugiau leisti. Nu, ir būna neša srovė, paskui, žinai, už tai Tado Bairas man patikdavo, sako, už tai ten aktoriai paskui ir geria, žinai, labai daug, nes jie iš vaidmens niekaip neišeina, nes labai reikia daug išgerti, kad išeitum, kad nusinulintum. Tai yra tiesos tame.
Tai kalbant apie 8 metus, tai dabar dar naujausia naujiena, žinai, žiūriu, kad Robertas Petrauskas paliko 1000-mečio vaikų vedėją. Čia buvo breaking news. Čia tikrai, aš tikrai nustebau, nes... Čia mūsų šitam televizijos ir pramogų pasaulyje čia huge yra. Jo, ir čia buvo rimtas vedėjas, rimtoj roliai jo. Bet aš supratau, čia jos sprendimas buvo. Nu, aš jau nebežinau tų vidinių. Nes man atrodo, kad čia buvo jau lyg ir jo, nes iš tų parašymų socialiniai Facebook'e, mačiau, kas ten kaip, lyg ir jo sprendimas lyg tai buvo. Dabar Ambrazevičius Paulius paimtas yra naujo vedėjo poziciją. Nu, žiūrėsim, kaip ten kas. Tai... Stebėsim situaciją. Tikrai stebėsim, nes Robertas turėjo tokį, labai tokią šiltą, tokį, tėvišką atmosferą sukurdavo, kiek žiūrėdavom, tai, labai fainas palaikymas, buvo, o žiūrėsim, kaip Paulius seksis. Man kažkaip tik po to kažkaip ant galo, nes aš tai kaip tik atsimenu pačioj pradžioj, bent jau man kažkoks jausdavosi, kad nežinau, ar jisai kartais ten nenuotakai būdavo, ar dar kažką, nes kartais tai kaip tik žiauri rimtai ir man būdavo kaip tik, kad manęs ten nesižiūrėdavo, bet gal pradiniuose labiau sezonuose, nežinau. Aš neseniai, kai žiūrėjom, nes vienas... Net tai dabar tai jo, tai matosi, kad jau jis ten kai 8, arba ten dabar paskutinė, gal ir jautė, kad tai šią paskutinę dar atidirbti ir gerai, jau happy, viduje toks, bet nežinau, man tai kaip tik anksčiau nesižiūrėdavo, tik tai jau ant naujesnių, aišku, aš ne tai, kad žiūriu kiekvieną seriją, kars nuo karto ten nebent, nežinau. Bet jau čia vėl tu būsi teisus, nes aš kai montuoju, paskui pamatau, kad kiek teisingų dalykų tu pasakai, o aš tuo metu nesureaguoju. Nes būdom tiesiog tas toks, ką žinau, man tai kaip tik tokio šaltumo kartais būdavo, kad ten tiesiog, klausimas, neteisingai, ir tam gal čia vaikai, kažkaip, bet po to jau ten dabar ypač tam naujausiam, tai žiūriuoju, čia kaip gražiai, čia visus ten palaiko, pralaimi, ten nieko baisaus, dar kažką galvoju, okei, čia visai ne tas, ką aš atsimenu anksčiau. Pasirodo, iškerpa, verkiančius vaikus ten, nes kai ten... Tu rimtai tu čia, ar? Taip, nes buvo taip, kad dalyvavo, mano sūnėnas dalyvavo ir varė maniškiai palaikyti, ir jie pasakojo, kad ten viena mergaitė apsiverkė, nes labai, azartiškai, žaidė ir nepavyko. Ir matosi ten, kur prieina, jisai ten, neva tai pabūstin, reiškia ten, tai ten, kai jau tu kad jinai jau čia verks toj, tai tu matai, kad jinai toj verks, o ten buvo nukirpta taip, kad, jisai čia priejo, ten atsveikinu, nieko tokio, kažkaip atrodo toksai, kaip toks nelaimėtojo pagodimas, bet įdomu yra tas, kad jo iškerpa vaikų ašaras, kas yra šiaip gal gerai. Ne, tai aš jau kad gerai, tai priešingą atveju tiesiog rodytum verkį ir prizūminę. Tai žinant jo, kaip būna telike. Būtų TV3, tai prizūmint. Tai aš nežinau, gal ten dar kaip nors ir sakytų dar kažką nors užklausk, nežinau. Bet čia skaučiu, man tas buvo faina, kad iškerpa šitą momentą. Tai... Ir tada Jurgaitytė iš balso, tai kaip jautiesi, prie kol verkiš. Ko čia, kas tau yra? Korespondentė. Kas tai yra. Tai va tas buvo įdomu. Paskui dar į tą pokyčių pynę Nijolė Pareigytė paliko šiam 9 dangui. Taip. Tai čia iš vis dar labiau breaking news. Taip. Čia biškį seniau nutiko, praeitą savaitę. Apie Petrauską pamačiau savaitgalį, čia gal vakar. Bet tai jinai pasižiūrėk dabar. Pardavė velnišką greitį ten Lidlui ar kažkam, tai jis ten su tą ar Go Mile, kažkokią jinai pardavė su velniškas greitis yra daina kažkokia ten, žodžiu, kurjerių serviso, žodžiu, kažkurio ten maisto. Ir ten, kur jinai pagrindinė. Ir tai sutapimas, įdainavo ten tą dar dainą, pasidarė gerą reklamą ir dabar išėjo. Aš nežinau, kam priklauso daina šiaip. Nemanau, kad... Ne, tai čia labiau bairio forma, bet toks sutapimas, tokį paskutinį cash-outą pasidarė, nes galvoja, kad išeis, tada jau, čia, kokį čia sentimentai parduodame tam iš tam kurjeriukui, bam įdainavo, ten eina takcytė ir, tai gerai, aš viskas čia, nieko nebeliko, čia man ką veikti, Šiaip aš ten tą istoriją biškai pasigilinau, tai toks įgaunas, kaip ir pratęsimas mūsų pokalbio praeitos laidos, kur mes ten dėliojom pačią geriausią, jeigu būtų komisija, ir ten buvo Bžeskas paminėtas. Tai pasirodo, Bžeskas su merginom yra ant piktųjų.
Nes ir jos dabargi pavadinimą pakeitė, dabar bus nebe Šiam devintam danguje, nes tipo jis yra trademarkinė šitą pavadinimą ir jos, kai naudoja jį, jam turi mokėti. Dabar, taip, pasirodo yra šitas. Šiol, tipo? Taip. Ir nu žodžiu, kad jam turi kapsėti, žinai, už tai. Nes tai yra tipo jo ir Karinos kūrinys, reiškia ta grupė tai ten įdėjo, bet dabar jos tipo persivadino į, kaip man iki persivadino, nekankinsiu, Šeškės. Šeškės. Nes tipo Šeškėm vadino. Devinkės galėtų. Ne, nu čia tipo tas, kad Jonas Šeškėm vadino, nu tai Šeškės ir Šeškės. Bet pas mus dabar, pas mus tais balais dabar, nu ir podcastas, kaip visur vaikšto, kokia panašeškė, kaip Devinkė. Bet joms savironijos užtenka, žinai, tai ten, žinai, ne viena... Tiesiog, matai, Šeškės yra ir kaip Šeškai, Šeškės. Šeškai, arba Šeškė dar, bent jau Žemaitijai būdavo, kad tas toks siuntinėja tave visur, žinai, tu tik tipo... Rangų labai žemas, tipo šestiorka, tipo jo, tas kalėjimas lenga, žinai. Šeškės. Tai čia kiek prasmių jo iš vieno. Nežinau, bet, žinai, nuo to jos neblogesnės. Bet, sakau, įdomu tas buvo, kad praeitą savaitę šitas ėjo, tai Nijolė, ką darys, taip ir nesupratau, ar savo solo, ar ne solo kažkokius dalykus bandys, net neįsivaizduoju, bet, žinai, nu, įdomu. Nes aš esu matęs, kaip jos, žinai, vestuvėse šėlsta ten, žinai. Tai ten Nijolė yra, žinai, nu, vos ne pagrindinė užvedėja, žinai. Taip. Ir ten jinai tikrai stipriai labai varo, žinai. Ir be jų. Šeškių liesis, žinai, toks. Tai be jų, žinai, nu, net neįsivaizduoju, žinai, kas ir kaip, bet Nijolė, tipo, nusprendė palikti grupę. Tai toks didelis pokytis, žinai. Čia jau tiems. Tai teoriškai jos net ir persivadino, tai čia teoriškai ne tik, kad Nijolė išėjo, čia teoriškai 6-9 pabaiga. Nu, palauk, bet žinai dabar... Tai nebėra 6-9 danguje, nebėra tokios grupės. Palauk, jos buvo visą laiką 3 ar 2? Endavo nėra. Ar 4? Man atrodo, pradėjo 3, žinok. Bet man atrodo, kad po to kažkaip ten gavosi, kad vos ne viena, ten, žinai, motinystės atostogų, dar kažką, tada atėjo ta tipo pakaitinė ir tada gavosi, žinai, ta grįžo ir gavosi 4. Į ten kažkaip bairis eidavo, kad vis vienos nebūna kažkaip, tai tada jo, dabar matyti 2 liko. Nes gavosi, kad viena padarė pertrauką ar kažką to, kad tada ją pakeitė, nu ir tada gavosi, žinai, kai ta grįžo, neišmesi tos, kuri pakeitė, tai tada gavosi, kad jos kaip ir 4, kartais 4, kartais 3. Ne, man atrodo, nes aš pagau, žinai, nes man atrodo, kad buvo 4 ir dabar lieka 3, kai išėjo Nijolė ir dabar galėtų vadintis, žinai, 3-9, pavyzdžiui. Bet jau nesigaus. Bet tai, nu jo, nu, tai teisingai, jos šitą 20-metį atšventė, dabar viskas logiškai, sakau, pardavė, buvo parduoti, monetizuotas vienas garsiausių singlų. Jo. Žodžiu, padarytas areninis koncertas, nu ir viskas, reikėjo, tipo, užteks, nu viskas kaip ir logiškai susidėliojo. Nu, įdomu, žinai, o ko netest atrodo, žinai. Nu tai o ką testi, nu tai varyti šventės koncertuoti. Nu tai tą patį, kas buvo, žinai. Nu gal. Tai gal... Aš turbūt, žinau, kartočiau ir varyčiau. Gal atsibodo, tikriausiai. Nu tuo labiau ką, atsibodo tik vienam žmogui, kito, žinai, persivadina ir tęsia, tai teoriškai čia tik viena jai, nu, atsibodo. Arba turi, kaip sakai, kažkokių, žinai, nu, tipo, vilčių, arba tada ten, nežinau, ar į šeiminį ten gyvenimą, žinai, ir savo reikalus labiau, ar verslus, ar čia, tipo, kad, nes muzikinė, nu, aš abejoju, kad čia dabar restartins kaip solo. Nu, vat ir man būtų keista. Labai abejočiau. Tuo labiau, kad ir kokia jinai populiari ir mėgstama, nu, neišsproksios. Gabalai, kad ir ką beveik dabar darytų, nu, nes visi lygins. Čia negyvenu, čia žinai, neveniškas greitis. Ir tada tu turi labai daug prikepti, kol kažkoks irgi išpopins vienas ten jau, kur norės būtent jo, o ne. Nes visur dabar ten 5 metus artimiausias, kur nevarytų koncertuoti, nu, tai visi prašytų 6-9 dainų, populiariausių. O tai tu, jeigu nori solo, tai tu nori jau, tipo, nu, savo naują varyti. Plus dar kiek jos reikia padaryti, nu, tai žodžiu, čia, man atrodo, čia labai komplikuotas kelias, nemanau, į kurį pasuks. Nebent jinai gros Šeškių repertuarą pati viena ir, žinai, nereikės su nieko dalintis. Nu taip, bet tada prasideda jau, žinai, ten 3 balsai, dar kažkas, o čia jau tu lieki vienas, ar tai skamba, nu, tipo, nu, prasideda. Nu, nežinau. Gerai, tarsi, aš nieko nesakau, gerai dainuoja, bet tada nėra, nu, ten keliais balsais, žinai, tam tikros vietos dar kažką, tai tada bekams palieka, nu, toks visas gamas, sausas labai. Man Nijolė, žinai,
ne vokalu yra žavi, žinai, jos charizma yra visai kitur, žinai, ar apie kitus dalykus, tai žinai. Nu, bet tai čia tas ir yra, kur buvo, žinai, 3, kurios kitos dainuoja, jinai, na, važiuojam, o dabar jinai tik viena ir jinai tik, na, važiuojam, o nieks tau nedainuoja to tarpu. Nu, fonuškiai gerai, žinai, už 3 nu, bet tada žmonėms jau nieko gero, nes ir girdi, kad čia fonuškiai, tiesiog ir vienas žmogus tau, nagi, ir po to jau dainuojamoji vieta, kur irgi taip plaukia. Nu, nežinau kokie planai, bet tokios yra naujienos. Bet čia breaking news, eikti savo, tai nebėra 69 danga. Nu, realiai. Liko 6. Tai dabar nebent laukti po 10 metų, kol bus 30 jubiliejus ir tada vėl grįš vienam koncertui, žinai. Nu, kaip foje darė. Lemą dabar gailiuosi šiek tiek, kad nenuėjau, nes aš turėjau tokią guilty pleasure mintį nuvaryti Šeškių koncertą arenai, tipo, nes galvoju, nu, lemą, ką žinau, gal ir fainai, žinai. Pasileist plaukas. Na, tipo, ką žinau, bet būtent, kad aš taip ir, nu, nes ir buvo mintis, kad, nu, tai jau daro areninį 20 metų, nu, tai ką žinau, gal tada mažiau po to bus, ar dar kažkas, žinai, tai galvoju, ką žinau, paklausyčiau. Nu, įdomu. tą pačią dieną man kita užkliuvo antraštė, kad bažnyčia atliko tyrimą vidinį ir nenubaudė, vienam įspėjimą davė už pedofiliją. Of course. Taip. Įspėjimą. Už pedofiliją. Tarsi man jau čia yra ridiculous sakinys. Bažnyčia davė įspėjimą už pedofiliją. Taip. Įspėjimą. Kitam kunigystė ten kažkaip uždarė palak, aš atsidarysiu, nes ten buvo labai... Ta prasme, gerai, o dabar, o dabar įsivaizduok per žinias, ar nebūtų skandalas. Mokytojui mokykloje skirtas įspėjimas už pedofiliją. Pirmadienį į darbą grįžti. Vaikai pamokas kaip visada. Tarsi niekur kitur nebūtų įspėjimas ir niekur kitur tu nepriimtum to kaip už normalų faktą. Tik blema, jeigu bažnyčia kažkas su tokio vyksta. Blema, jeigu mokytojas bent užsimintų vaikas, kad jį palietė kas nors, viskas, tas mokytojas jau netektų darbą kitą minutę. Žinok, nebūčiau toks kategoriškas. Įspėjimas. Nes mokytojų trūksta ir žinok, net ir mūsų mokykloje, kur jau ten atrodo turėtų būti jau čia kažkaip kažką, yra pro pirštus žiūrima, žinok, daug kas, nes trūksta mokytojų ir nu, aišku, jeigu jau ten prasidėtų pedofilija ar kažkas tokio, tai turbūt jau rimčiau būtų. Bet man čia patiko sakinys, kad, pavyzdžiui, už lytinius santykius su nepilnamečiu Kęstučiui Palikšai 5 metams uždrausta bet kokia kunigiška veikla. Tai žinok, jis jau čia dabar gaužys nagus, galvoja, oi, 5 metam negalėsiu būti kunigu. Tai čia yra rezultatai, žinai. Už ką dar, kaip išsireiškia? Už lytinius santykius su nepilnamečiu. Čia dar ne tai, kad dar ten kažkaip ten ne taip palėtė, dar čia lytiniai santykiai tiesiog. Real deal jau čia. What the fuck, tarasi. Tai sako, 5 metam kunigu nebūsi. Ar svejoti čia, tu pagalvok, sakau, tai šulioji pagalvok mokykloje, jeigu būtų. Už lytinius santykius su nepilnamečiu, kur ten, tai jam pasitikė vaikas dar kažką ir nieko, tai tiesiog nemokytojauk čia keletą metų ir galėsi po to grįžti. Jo, sakau, ten kaip nors atviesk, arba, žinai, dar net nenustepčiau, kad tiesiog kur nors perkeltų kažkur, žinai, ten numažins pareigose, bet paliks ten kažkur kažką, žinai. Klapčiukas. Taip, mes savų nepalieka maždaug. Žiauru. O antras, nes du atvejai buvo tyriami, antras buvo dėl pornografijos su nepilnamečiais disponavimo. Sigitui Grigui skirtas įspėjimas. Ne, čia jau kitas. Sigitas Grigas kažkoks, taip. Tai vienas jau buvo peržengęs į tamsąją pusę, kitas buvo pakeliui tenai. Kitas tik jo video gavo dar pasižiūrėti ir ar įdomintų tiesiog. Čiamo kaip žiauru. Ir čia yra Bet tai disponavimas čia yra, tu įsivaizduoji, tai tu kunigas, kunigas, kuris pričina šviesą ir ten Dievo žodį. Ir da tu, tai nori už pitaką, čia ten berniukas, karočią, dar ten. Arba tas kunigas, kam nusenė, gal kažką naujo turi žiūrėti, jau pas mane čia aš viską pražiūrėjęs, žinai. Tik tai, ir kur kaime, ar kur ten, tipo, pas kunigą, žinai, viena močiutė eilėje laukia
kad, žinai, prisiduotų už savo nuodėmės, o po to už jos bičias eilėje laukia, žinai, kad flešiuką laiko, žinai, kad dar video papildys kunigėlis sėdės su vaikais. What the fuck. Čia disponavimas, čia tu tarsi pardavinėji arba dalini tiesiog nemokamai. Ir tada, iš kur jis gavo? Ar jis filmuoja? Ar jisai siunčias ir dalina tada? Iš kur jisai, pavyzdžiui, gauna savo banką? Tai vat, kas yra jo... Nes čia baisu, jeigu čia homemade, tipo, žinai, dar. Tai čia dar, čia tada tu... Aš manau, tai negali būti kažkaip, žinai, kino studijoje kažkur, žinai, tipo porno setas. Blema, čia būtų iš vis. Dar gal susirandat įsiųsti, žinai, bet, aš čia geriausiu atveju galvoju, kad nenukenčia kad nieks iš vietinių nenukenčia, kad gal jisai suranda, žinai, ten kaimiečiai nemoka ieškoti, žinai, ten dark webų pasiekti kažkotis. Gal jisai susisinčia, po to dalina, žinai, dar babkių pasidaro, bet jeigu dar paties, tai čia iš vis baisu. Čia dar yra ne viskas, pasirodo, kad tam, kuris su lytiniais santykis buvo pričiuptas 5 metams draudžiama bet kokia kunigiška veikla, išskyrus tik privačiai aukojamas šventas mišias, tik savo namuose Lietuvoje be žmonių. Kokia keista bausmė. Kaip privačia, tai palauk, tai teoriškai ką tu gali daryti? Tu gali daryti mišias, bet tik su savim? Pasistatai altoriuką ir tu ten meldies. Žmonių negalima įsileisti. Tai va, tipo, tau šito nedraudžia, žinai. Bet tai kas patikrins? Čia tokia buvusi, kur, jokios prasmės leidžiama tik to, ko niekad nepatikrinsim. Tipo, what the fuck? Čia tas pats, kad leidžiam tik ten, nežinau, namuose vienam, ten tą ir tą. Jo, nors miške gali, kai nieks nemato ir nieks negirdi, tada gali. Bet tik tada. O čia šiaip žiauru, bet jo, man tas Lietuvoje bausmės, man apskritai, nežinau, aš esu gal iš tų kategoriškesnių žmonių, aš tai, pavyzdžiui, nežinau, aš tai už mirties bausmės, o aš ir sutikčiau, kad ir Lietuvoje būtų. Už ką? Už mirties bausmę, apskritai, pavyzdžiui, žmogus, jeigu, pavyzdžiui, žmogus ten iškankino, faktų, bet žinotum, bet turėtų būti jau, kur jau, kad jau tikrai žinai, toks turėtų būti jau, kad ten tikrai pagavo vos nesupeiliu ir ten jau, pavyzdžiui, ten, nežinau, mažus vaikus, ten kokius 2 išskerdėte, ar ten šeimą, tai nafik tokį žmogų, pavyzdžiui, nafik jį laikyti iki ten gyvenimo, jisai, žodžiu, aš tai taip griežtai žiūriu, kur, tipo, akis už akį, mane ten vieną kažkokį, ir jeigu tai yra, su tokiam aplinkybėm, ten, tarkim, kur ir ten, kol ginasi, pavyzdžiui, visiškai ten nesigaili, ten, tipo, toksai visas, tai ir fuck you, tipo, tai ir die, tipo, žinai. Aš tai nežinau, aš esu griežtas šiuo klausimu, bet sakau, bet bausmė irgi turi būti, tarsi, ne už ten, žinai, ne už vagystę ir tada nužudykim jį. Ne. Aš kalbu jau, kai tikrai, ten, pavyzdžiui, vaikai kenčia arba kai yra, žiauriai padarytas nusikaltimas. Prasme, kai žinai, kad, pavyzdžiui, kankino tą žmogų, tai nafik, kam reikia dabar mums visiems mokėti, kad jisai dar 5 metų ten iš kalėjime valgytų ir ten savo teliką žiūrėtų, tipo, čilintų realiai, mes jį išlaikom tiesiog, kai jam nieko daryti nebereikia. Toks, nežinau, pas mane tai nelieka čia gailesčio kažkokio tokiam žmogui. Čia humanizmas kažkoks mūsų, nežinau. Aš tau negaliu paponuoti šitą vietą. Bet, tipo, bandai čia kažkaip sugalvoti. Nes reikėtų, žinai. Bet aš tai žinau, kad mūsų teisinė sistemoje ta mirties bausmė, jinai kol buvo, tai ten irgi labai retais atvejais buvo, žinai, priimama. Bet su įgyvendinimu dar sudėtingiau būdavo, tai tengi tu esi gal Lukiškių kalėjimo ekskursijų buvęs. Ne, dar žinau. Tai ten labai įdomiai tai papasakoju, žinai. Tai, žinai, ten yra reikalų ir, žinai, mes, aišku, jų nedaug turėjom, bet... Tai dabar jau injekcijos visokios, tai kas... Bet jos irgi ne visada matai veikia, nes aš čia neseniai dar video žiūrėjau apie tas mirties bausmes, kai jos nepavyksta, tai ten būna įvairiausi, tai netgi būna, žinai, net elektros kėdė negarantuoja, kad tave nupurtys iš pirmo karto, ten būna tokių, kad kažkas nesuveikia ir ten, ten, žinai... Labai žiauriai būna baigėsi, žinai, ir tada trauma ir tiem, kurie tai turi atlikti, žinai, nes tu tiesiog, tu nesi sadistas kažkoks turbūt, žinai, bet va ten purto ir nenusipurto ten jisai, žinai, arba ten leidžia ir jisai ten, žinai, toliau ten putos eina Alpėje, ten dūsta kažką, žinai, tiesiog reikėtų, žinai, greičiau ir nesidaro. Tai žiaurus darbas, ne?
Pagalvoju, tau reiktų spausti tą mygtuką, kur tada miršta žmonės kiekvieną dieną. Blemba. Nu, tarsi tu būtum, aišku, ne tu, ne, ten gali savo sakyti, ką nori, bet teoriškai tu fiziškai nužudai žmogų kiekvieną dieną ir ne vieną, pavyzdžiui. Arba žinai, kaip tais atvejais būna... Nes tu paspaudi, tavo veiksmas, tavo įjungia. Nu, tas bet žiaurus, net kalties nemažintų, nežinau, kad Lietuvoje, kai būdavo tie sušaudimo būriai. Tai tipo, kai šauna visi kartu, jie nežino, kuris nušovė. Nes šauna, tipo, daug kas iš jų šauna tais, tipo, tuščiais šoviniais, o kažkas turi tikrus. Ir jiems, kai paduoda ginklą, jie ne viens nežino, kuris yra kuris. Ir, tipo... Kaip jie su tikrais klišiusi, tipo... Nu... Ten būtų tada... Pakliūna, žinai, tušti tiem geriausiam šauliam ir tiem grybam patenka tie normalus. Tai kažkas į koją, kažkas... Au, žinai. Ne, čia komedija gal būtų. Bet, ne, aš manau, kad, žinai, buvo atrinkti. Tik tai, kad, vat, ką norėjau, žinai, kad, tipo, net ir tais atvejais aš nemanau, kad mažina tavo kažkokią ten, žinai, nežinau, moralinį sunkumą, kai tu žinai, kad tu esi ne vienas. Net jeigu reikėtų mygtukus spausti, tarkim, dviese būtume, žinai, kad ten nežinai kuris, nu vis tiek, tu buvai tas, žinai, tu ten ir girdėsi, ir būsi, ir ta atmosfera viso to dalyko, nu jinai sprema, jaučiu savo palieką, tai nebent robotai bus. Aš nežinau, pavyzdžiui, viduramžiais, ten nesu girdėjęs nei vienom istorijom, gerai, nėra, kad daug romanų skaičiau, bet nesu girdėjęs, pavyzdžiui, kad giljotina neveiktų. Nesu girdėjęs, kad kažkas būtų problematiška. Tai tiesiog grąžinam seną patikrintą, tiesiog čiop ir viskas. Ir kas ten nesuveiks, ten tiesiog turi nukrist metalinis didelis peilis. Aišku, tai yra vienas žiauriausių irgi vaizdų visiems tikriausiai, kokies jie turėtų savo po to galvoj gyvenime, kur tiesiog iki biriuką galvoja. Bet šou būdavo didžiulis. Bet šou didžiulis, svarbiausia, kad aštrus ir kad ten iš labai aukštai. Nu, svarbu, kad nesurankom kirsti, nes tie, kur kirtikai būdavo, žinai, kad jiems, pavyzdžiui, būdavo tradicija sumokėti, kai vat, jau atveda tą, reiškia, tą, kuriam egzekuciją darys, jis susimoka šiek tiek ten, kiek ten gali, tam budeliui, tam, kad budelis švariai nukirstų, kad nekankintų. Nes gali būti, kad nedakert arba ten peilis, ne peilis, kirvis nedagalasas. Žodžiu, ten būdavo tas, kad kyšis iš esmės būdavo duodamas budeliui, kad tai nutiktų greitai ir kuo mažiau skausmingai. Ir dabar dar irgi, praeitą savaitę vieną video žiūrėjau, kur ten buvo apie tai kalbama, kai kažkokį ten maištininką irgi nukirzdinti turėjo ir maištininkas susimokėjo, ten viskas kaip turėjo būti, bet budelis kirto iš pradžių kažkaip, reiškia, tik tai įkirto, o tas jau ten, žinai, surištas jau ten, žinai, galvą padėjęs ant kaladės, įkirto ir jis gyvas. Tada jam dar sikelį čmaukšina, dar nedakerta. Ir ten toksai, žinai, gaunasi kaip, žinai, kaip vistiena per daug kartų. Nu gerai, gal ir nėra, vis dėlto, jeigu prisižiūrėjau, gerai, gal ir nėra tada pats labiausiai patikrintas. Nes jis ten tipo rėkė, ten, žinai, visas tas akantas aprašytas, kaip ten viskas nutiko, tai, žinai, labai įvairiai būna. Pakarimai tada. Pakarimai niekad irgi nėra, kad nesuveiktų. Nuleidė tą šmokštą. Nu ten trukmės būna. Bet irgi, žinai, irgi žiūrėjau, irgi žinau, kad labai skirtingai gali trukti. Nes, žinai, vieniem būna greit, o kiti, jeigu, nežinau, ar kaklas stipresnis, arba ten, reiškia, priešinasi žmogus, tai tipo būna, kad ir ilgiau ten viskas trunka. Tai, yra žmogiška ta klaida, žinai. Sakau, nebent atsirastų koks nors robotas, kuris garantuotai, žinai, kaip ties Futuramai buvo Suicide Booth, kur tipo užeini į dėžutę, įsimeti, ten užsidaro ir tu jau garantuotai, žinai, ten kažkas nutinka. Tai, bet jo, mirties bausmė kontroversiškai čia. Jo. Nu čia nedaug tokių turiu kontroversiškų nuomonių savo galvoj. Tipo, kas labai prieštarautų gal tam, bet šitą esu pagalvojęs. Tiesiog, man toksai, nežinau, man atrodo kažkaip labai logiška, nežinau, tu padarai sprendimą arba tu, nežinau, kažkaip tais, atimti kito, tu neturi teisės į kito, nežinau, gyvybę, tai tada, neturi teisės ir į savo, tai prarandi savo tokią kaip, nežinau, teisę gyventi, gerai. Nes tu kažką neatleistina. Iš kitos pusės, radau dabar oponavimą. Nebeatleistina. Breiviko atvejais. Ne? Kas yra? Breivikas. Norvegas, kuris jis nuplaukė į salą ir visus ten, kurie buvo saloj, ten tiesiog šaudė ir taip toliau. Dar prieš tai sprogimus du padaręs Osle buvo. Tai žiūrint ką tie kiti žmonės padarė, jeigu šaudė?
Neatsimeni Breiviko istorijos? Neatsimenu. Blemba. Žodžiu, buvo jisai čia toksai, nu jau ten labai kraštutinis dešinysis, man atrodo. Nes aš atsimenu pavardį, bet žinok, aš nepamenu tos visos dabar istorijos. Esmė, kad jisai, žodžiu, buvo prieš visą šitą imigrantų įsileidinėjimą, reiškia, reiškia, savo ten tokį savo sės išsaugojimą, nu, ten visas manifestas buvo. Ir ką jis ten šaudė? Tai jisai nuplaukė į salą, kurioje buvo jaunimo stovykla, ten tų socialdemokratų ar kažkokių ten, žinai. Nu, tipo, kur oponentai, nu, tipo, kad iš ne jo pažiūrų. Jo, būtent jo pažiūrom oponuojantis, reiškia, žmonės. Ir ten buvo, tipo, jaunų žmonių stovykla ir jisai žinojo, matyt, kad nuvaręs ten ir padaręs tą teroristinį aktą ir šaudęs juos, sukels didžiulį, reiškia, dėmesį ir reakciją, žinai. Nu, taip ir buvo, kad jis ten atplaukė, tu jam turėjo ir policininko aprangą, nes kai į salą išsilaipino atplaukė su valtele, jį ten pasitiko, bet jis ten sakė, nes jau buvo atėjęs informacija, kad buvo 2 sprogimai sostiniai, ir tada jis ten greitai, reiškia, pervažiavo ir jis ten sako, aš čia atvažiavau, tipo, užtikrinti saugumą, ten kažką ir tiesiog pradėjo, va taip, žinai, kaip kokiam 2-3, žinai, tiesiog tvatyti viską, žinai. Ir ten visas tas, tai, žinai, nu, vat, o ką noris pasakyti, žinai, nu, yra visą laiką įdomu, kai tie žmonės lieka ir tu matai, kas su jais po to dažnai nutinka, ten būna ir intervusim ar kažką, žinai, ir kas dar po to yra su žmogum, su jo mintim, su ir ko, žinai. Bet čia labai sulyginai dabar, tipo, teroristinį ir aš kalbu žmogų, kuris, nu, padarė, nu... Bet jam mirties bausmę tikrai būtų davę, žinai. Ai, tai manai, kad būtent jam, nu, tai jam tai aišku faktas, jeigu ten, va, taip, nu, varai, tai čia jau jam ten 5 reikėtų daryti. Nes kažkoks toksai, žinai, yra toksai... Tai va, apie tokį atveju visiškai, va, 100%, nes yra tikrai ten pilna liudininkų, kur neapsiriks nieks, kad, va, taip įvyko, taip padarė ir va, žudė ir dar iš, va, neapykantos ir taip sakant, ir grinai dar savo, kas jam prieštarauja, nu, tai sen, nu, tipo... Bet yra, sakau, čia, žinai... Prarandi teisę, nu, į šitą civilizaciją, į šitą visuomenę. Man čia yra toksai praktinis cirko elementas, kur, žinai, yra įdomu stebėti tą, vat, friką toliau, žinai, o kas dar. Nes kai tu jį ten, žinai, pakarsi, nukilinsi, žinai, nu taip ir baigsis jo, vat, jis padarė, jis savo highlightą. O tai gerai, o tai tau žmogui turinčiam vaikų, ne? Tai fainai, kad jis yra ir jis išeis po to ir bus, va, tarp va, visų, gali va praeit per tą gatvę po 30 metų ir tu nesuprasi, ne? Išeiti ir būt neišeis, nebent kaip nors pabėgtų. Nežinau, ne... Ne, tai, va, tai tas ir yra, tai aš tą dažniausiai, va, ir dar gal ir norėčiau paakcentuoti, nes va, dėl to man labiausiai ir bėsna, ypač Lietuvoje, kur tipo, žmogus padaro gausybę nusikaltimų ir ten 8 metam pasodina, nu tai hebra, nu tarsi, tai jūs manot, kad kažkas čia pasikeis už to 8, ir tada dar ten už gerą elgesį už 5 išeina, nu tai 5 metai nėra tiek daug, žmogus tiesiog sėdės tame pyktyje, ten tikriausiai niekas nepasikeis, ypač ten, žinai, jaučiu... Atkentėti reikia tiesiog. Jo, atkentėti ir realiai kaupti savo ten kokį nors, dar jeigu liko pasiten kokį nors išgyvenusiu toj kokį nors istorijai, kurią jis ten bandė padaryti, tada iš vis tos pačius net žmonės, žinai, ir, nu, o nei jis integruosis, jam be šansų integruotis, jis net nebandys, nes ir žinos, kad ir be šansų, kad jeigu jau sėdėjai už ten žmogžudystę va kokią, nu tai nieks į darbą jau nebepriema, ten pasitikrinęs normalų. Ir tu tiesiog grįžti daryti to paties, tai aš va dar apie tą šneku, kad aš suprantu tą humanišką, bet tai taip pat nehumaniškai yra ir uždaryta laikyti 50 metų ir dar plus, kad žmonės, kurie, nu va, kurie dirba, kurie stengiasi, tai mes dar mokam už tai iš esmės, nu tai tipo, nu man toks, aš nesuprantu, kaip tai yra logiška. Tai va, tai nežinau. Nu, reiktų čia kokią nors jo teisininko, kad paaiškintų. Bet įdomi, mes apie mirties bausmę šiandien tiek užsikabinam. Tai jūs komentarus tai rašykite, kaip jūs už ar prieš mirties bausmę. Aš už. Ir ar norit magnetukų? Kirsiu galvą, kirsiu. Visiškai tema bus, jo. Kirsiu galvą, kirsiu. Va taip, dar yra prie ko pritemti, kad šitas jo magnetukas yra šiek tiek ir apie 9 epizodą. Kirsiu galvą, kirsiu. Su kiliatinu. Tai vat, dar aš paskui prisiminiau, kad tu, man sakė, kaip čia išlindo, bet kad tu tipo bendą turėjai. Turėjau. Tai man įdomu, ką tu ten tam bendę darėjai?
Tai ten mes mokyklai tik, kas sakė, Aš neatsimenu, aš tiesiog radau savo nautuse parašymą, Andrius turėjo bendą ir galvoju, ar man čia kažkas sakė dabar, ar čia tu kažkaip... Nu, ten net, mokyklinį tokį, kur tiesiog 11-12 klasė. Kaip vadinasi jūsų bendas? Nes visada būna labai kietai kažkas tai. Angliškai. Angliškai? Kažkas su dark bus? Ne? Kaip ne, mūsų vadinasi tiesiog Mind Stadium. Mind Stadium. Toks, nes mes, tai buvo paprastesnė reikšmė. Bet kad mes tiesiog su Hebra... pavadinimas. Nu, ką aš žinau, man tai normalus, bet aš žinau, kad bet visiems, kas toks bendas turėjo, jiems yra normalus. Ir aš nežinau, kaip kitiems, žinai. Taip. Ne, man tai atrodo, normalus Mind Stadium, ar ne? Parašykit, Mind Stadium, liuks ar ne, man atrodo viskas gerai. Nes buvo viena, kad mes ir turėjom, nes mes Kretingoje čia buvo tas bendas. Aš 11-12 klasį mokinausi ir mokyklą baigiau Kretingoje, nes iš Vilniaus, žodžiu, teko kraustis. Ir tiesiog būdavo, kad mes tiesiog labai dažnai sėdėdavom tokiam stadione Kretingos, kur ten dabar atnaujino į ten viską, ten pristatė. Pravažiuojant, man atrodo, iš Telšių, tu jį matai. Jo, ten visi ligoninė, kitoj pusėje stadikas ir ten dabar padarė ir naują ten, žodžiu, sporto centrą, ten va, kur Kretinga dabar krepšinį žaidė, va ten NKL iki antros vietos nuo Kretinga, kas ten įspūdingiausias visų laikų pasiekimas, tai va ten žaidė. Nu, žodžiu, bet mes sėdėdavom, tą mokyklišką ten čilą darėm, taip sakant, alutis, tribūnos sėdė, o dar būdavo pats geriausias dalykas, kad jau ten, jeigu, mes ten, pavyzdžiui, penktadienį, šeštadienį, žinai, po 12, o tai ten būdavo, kad iki 12 dar ten eina kažkas pabėgiot, žinai, tos ratus daro, mes cigariukus rūko, malų geriam, tipo, o po 12 geriausia, kad daugiau nieko nelieka. Tai seniai toks, žiūrai, geras vaibas, kur tuščias stadionas, tada, kai tu iš tribūnų, tai tu matai ten erdvę ir stadionas tau, žinai, tai tau ten tiesiog tokia kaip lyguma. Po 12 dieną čia? Vakare, ne, naktį, tai žvaigždėtas dangus tau, tada dar būdavo anksčiau, ko būdavo ten fainai, medžiai uždengė lauko šviestuvus, tai tau tiesiog toks vos ne dangaus kino teatras, aš kaip galėčiau pavadinti, žinai, nes tau daug labai į priekį erdvės, nes tam, žinai, pievelė, tada ten dar kažkas, tada uždengė medžiai visas šviesas iš išorės ir tu tiesiog turi žvaigždėtą dangų ant tribūnų, tai patogiai sėdi, nes, žinai, tos kėdutės plasmasinės, o ten alučio turi, ten tais tokiais nebuvo kalnelių, ten iš telefono garsiakalbio koks muzikiukas eina ir viskas ir geriausias laikas su Hebra jo ten apie muziką, apie svajonės, apie, žinai, gyvenimą. Tai va iš to ir kilo, kad ten tas, kas stadionas, bet, žinai, ten stadionas, bet čia kažką čia, ten mastomgi ten kažką, tai tiesiog labai geras. Labai paaiškina dabar dar geresnis pavadinimas bus, nes taip, aš jau įsivaizduoju, kaip sėdi, apie ką čia viskas, labai gerai. Jo, būdavo ir firminė vieta ten, ir toksai, kad mes ten ir atvarydom. O jūs savo dainas kūrėt, ar ten tiesiog karaoke varėt? Ne, realiai kaveriukai, ten labai ten komplikuota ta grupės istorija. Ten, žinau, buvo ir išsiskyrė, ir pykščiai, ir ten... Kaip privalo būti grupė. Kaip privalo būti grupė, jo. Tai būdavo, kad aš būdavau gitara ir lead singer. Tada, taip, baltą elektrinę gitarą turėjau prieš before it was cool, žinai. Prieš kol dar benus negrojo ir nebuvo dar benų. Gerai, jisai tam pradžioje buvo, bet dar nebuvo, žinoma, su balta gitara. Tai... Jo, turėjau bičiulį, kuris ir dabar geriausias bičiulis, bet tada jisai, aš groju akordus ir dainuoju, tai tada jisai su gitara, melodijos, žinai, jau ką reik biški daugiau, ten, aš tik akordžiukus ten. Ir buvo bičias būgnais, kuris groja. Jo, tai ten mes pasiskolinom iš kažko ten suplyšusius būgnus, ir vandu, ir turim ką, dvi gitaras, balsą ir būgnus. Koncu buvo? Tai mokykloje, aišku, per, žinai, kažkoks ten pasirodymus, bet dabar, kai pagalvoju, tai kažkas ten kartais, nežinau, šis depresovas dainas, tai jau paauglių bendas. Kur Mikutavičius, man atrodo, gal mums pakeliui, kur ten tokia sėdai, šiaip dabar, kai paklausau, tai blem, ar mes ten šiaip kažkaip mokykliniai šventiniai temą, kol visi ten hihiha. Tai jo, ir tada buvo eikti, tada buvo dramų, tada mano lead gitara, mano ten tuo metu ten bestukas sako, viskas, aš ten nebenoriu bendrauti sen ir negros, bet įsivaizduoji, dar irgi, bet pasako žmogus, nebenoriu su ten bendrauti, tiesiog, tai iš niekur, tiesiog, kur geriausiai sutari ir tada, okei. Jo, ir tada nebendravo, tada jo, man jau reikia ieškoti lead gitaros kažkur tais.
Bet lead gitaros neradau, tada tiesiog turėjau ten Kretingui 3 draugus, nu, tipo, 3 žmonės iš vis šiaip realiai su kuriais bendrauju, nu, tai vienas išėjo, tada tam kitam, trečiam pasiūliau. Ir dar turėjau sumaišyti, tipo, nes gavosi, kad tą naują žmogų, kuris ateis, sodinom į būgnus, tipo, nu, nes jis nieko, tipo, neįgrojęs, tai nieko, bet, tipo, man fainai būgnai. Gerai, tada tu sėdus būgnus, jeigu tau fainai būgnai, o tada tą būgnininką, kuris buvo, tada, tipo, davėm beisų groti, tipo, iš visą tą gitarą, bosinį tada staiga atsirado. Nu, tai va, tai čia dar plus tada tie 2 nauji žmonės, buvo žmonės, kurie įsivaizduok, va, turi bendą su žmonėm, kurie iš vis nieko nėra groję. Va, tas bičas, kuris atsėdo į būgnus, nu, tai jis pirmą kartą ir atsėdo į būgnus, nu, va, tada, kai atsėdo. Okay. Bosistas irgi pirmą kartą paėmė grot bosą. Nu, tai va, tu su žmonėm, nu, aš irgi ten tada, ką jau, 2 metai gitaros, ten kažkokių tais padainavimų choruose ir panašiai ten, jo, bet... Nu tai va, nu tai toksai, sakau, čia ten toks, nu, tiesiog nūbų, tokių, žinai... Bet patirtis klausykinai vis tiek, žinai, bendas, kur... Bet tuo tarpu smagiausia ir buvo, nu, tipo, for fun, jam, pavyzdžiui, vieni geriausių laikų, vat, į ką, vat, net kartais pagalvoju, žinai, iš to hipotetinio, į kokius norėtum grįžti, tipo, jeigu norėtum. Tai vat kaip, nu dar pirminėje sudėtyje, kaip buvo su lead gitara, tai vat norėčiau, nes mes grodom vat, būtent pas jį Rusijai. Ten tėvukai labai geri, visą laiką ten darykit ką norit vos, ne, tai mes ten ką, alučio geriam, žinai, tiesiog groja ten ir Coldplay, ten Blurų, ten kokį nors, ten Song 2 išsibandai, žinai, šiaip ar pan, ten... Gravel, aišku, visi tais laikais valystai į round and round, žinai, aš išpjojau tavo, mes tarp kit, nu ir tada kultūrkiai buvo mūsų main gigas jau, kur Kretingos kultūrkiai vyko talentų show, tipo, toks kaip, tai jo, tada mes jau tą naują sudėtim, sakau, visi negrojantis, tokie visi ten, sakau, ten aš kartais pajakauju ir ten su bosistu, kuris klausos neturi, tada irgi, kur, nu, nes mes jau ten irgi pradėjom, kažką jis ten groja, aš atsimenu, aš jį žiūriu, žinai, jau svilinu akim, tipo, seni, nu, nepataikai, tu, tipo, pažiūrėk, ką aš darau, tipo, nu, tipo, nes mes nieko čia nepataikai. Ir tada tiesiog, kur dar turėjo būti dainos, switchinau dainą tiesiog, nes galvoju, nu, tipo, reikia gelbėti situaciją, žinai. Aš ir tu nežiūri, galvoju, fuck it, aš tada einu į kitą dainą, tada tu išgirsi, kad kažkas pasikeitė, gal tada į mane pažiūrėsi ir gal tada mes susisinkinsim. Wow. Nes ten buvo... Nes mes iš viso, man atrodo, vos ne gravel popuri grojom kultūrkiai, vos ne ten Easter song, tada ten perini į round and round, nes ten akordai panašus ir tada aš išpėjau tavo širdį vėl ten dar finalai vos ne ten parskrendi namo, Jo, būgnininkui per pačią pradžią lasdelį iškrito, tai tipo mes be drumsų realiai pradėjom. Ta prasme, nu, nes turėjo būti jau ten, tipo, kur prasidėjo drumsai ir jis kažkaip iškėlė, tipo, ir jam, tipo, ir aš irgi tam pasirodė, tipo, aš groju, ir aš, blėt, kur būnu, nu, tipo, nieks ritmą neduoda, aš atsisuku, tas kažkur išeina, žiūriu, what the fuck is going on, tipo, toksai, tipo, jo, tai tokiais momentais ir atsimenu, kad buvo baisu, kad bosistas nepataikė ir kad galvoju, sen, pažiūrėk, tipo, sen, ne ten mes. Ir kad būgnininkas jo lasdelę pametė, nu tai va toks, sakau, per 3 minutės. Bet galų gale atsimenu, kad jaučiausi proud, kad blemba, nežinau, mažai grojam, bet mums fainai, atėjom, padarėm, ką galim geriausia. Galbūt, sorry, žiūrovai, kad tai yra geriausia dabar, ką mes galim. Bet toks buvau proud, kad tiesiog sudalyvavom. Kai nuėjom, kad padarėme, ten jau toks buvo end of an era, nes aš buvau tas vienintelis iš grupės, kuris svajojo, kad mes šį toliau darysim, taip, žinai. Aš buvau that guy, taip, aš buvau tas dreamer guy, kur galvoju, mes čia visi į Vilnių sustosim, žinai, po to ten... Planas 5 metam yra. Pradėsim jo, bet tada po to, kai artėjo Exer ir viską supratau, kad aš čia vienas, aš taip galvojau, ir kad išvarysiu į Vilnių jo ir bus tiesiog vėl nieko. Taip, bet nuostabus laikai, kai tiesiog, jo, kai... Tas jausmas tiesiog, kai tu kažkokį garsą leidai, kažkas kitas viskas susisinkina ir tu tokių yra, žinai, tokių magiškų akimirkų, kur viskas tiesiog skamba, nu, fainai.
Arba bent tau taip atrodo, žinai. Tai Rip Mind Stadium. Rip Mind Stadium, jo. Ja, turiu ir merčio, turiu maikutę kažkur ten, bet ranka išpaišytas mūsų logo, ten ant baltos tokios maikės, jinai ten visą pageltus, bet turiu net kažkur. Geras. Ir gitaros diržas jau tik likęs, nes pardaviau, sunkiose studijų laikais pardaviau gitarą. Ir čia yra vienas iš dalykų, kurių gailiuosi, jeigu tokiu, bet kad gitarą pardaviau. Geras. Nieko negaila, ką pardaviau, bet plemo gitarus galvoju, dabar galėjau neparduoti, galėjau dar turėti. Bet jinai kažkokią muzikos mokyklą keliavo, ar ten Tauragėje, ar kažkur tais, tipo, mokytis vaikams. Jinai, jo, tai vat, man patiko, kad jinai nuėjo kažkam, bet vaikams, man atrodo. Geras. Kažkoks muzikantas iš šios grupės paskambino, ir aš pasakė, kad jis iš tos grupės kažkokios, taip, sveiki, aš tas ir iš grupės, aš, okei. Čia ieškau gitaros. Ir toks labai menininkas, aš čia gitaros ieškau. Noriu į vaikų centro. Kaip jinai ten veikia? Nu, veikia, žinai, tipo, normali gitara. Gerai, taip. Nežinau, taip atsimenu. Jo, tai va ir pardaviau, tai va džiugiuosi, kad vaikai. Bet, nu, va toks bendas, nu, ką žinau. Ai, o dėl dainų kūrimo, tai aš irgi buvau, žinai, tas vienas, kuris norėjo jas kurti, žinai, kuris jas norėjo daryti. Nes ir būdavo, kad, man atrodo, net kažkaip tas pirmas gitaristas ir išėjo, kai aš jau ten, davai, kūrėm, čia rašom, ten biškai kažką atsimenu, užsirašiau, po to kažkaip ilgai ir netruko. Tai va, tai tokie jo, tikrai Rip Mind Stadium. Fainai, čia yra labai labai gerai. Aš kažkaip gal, žinai, nuostabus taikai. O tai tu mokys groti kažkaip, lankiai kokią muzikalkę, kaip tu? Nu tai aš vokalą ten palankydavau, o gitara tai, nu, pats realiai tiesiog, ką pasižiūriu akordus ir viskas. Tuo labiau man reikėdavo, žinai, man reikėdavo tik akordus ten pagrindinius, kad ten, nu, tas, kad lėris tiesiog kažkoks būtų, nes ten, žinai, muzikytės ar melodijos vis tiek sunkiau surinkti ten jau kur tran, žinai, o ten akordą pakeisti kas 4, žinai, tai arba ten būdavo 3 akordai, žinai, ten kažkas va gravel dainos, tai ten dėl to visi ir mėgsta, nes ten 3 akordai, arba 4 ant priedinio prisideda koks nors ten naujas, žinai. Tai jo. Tai jau pats pasižiūriu, bet ir būdavo, kad ten jeigu labai sudėtinga, tai net ir jau nebesimokyti. Arba melodija, tai Karlas pagros, tai mano bičiulis. Va, kuris nenorėjo su mano mokyklai bendrauti, bet dabar geriausias bičiulis yra. Tai, taip. Ir kur dar dabar biškai pagrojam, tai žinai, va čia toks įdomus tas bendų, žinok, va, iki šiol. Tasa kažkokia yra, jo. Kažkokia tasa, ir kur dabar savo malnumai būna kažką, va, su elektronika būna, susėdam, pasigrojam. Bet irgi nežinau, kiek čia laiko praeis, vėl sakysim, nebenoriu, vėl išeis iš, tai nežinau, pradės. Nu, tu dabar didžėjim nori, nu, tipo, muzika, elektroninė užsidėti tikslo kurti, žinai, tai tą gitarą, manau, kad liks, kaip mobis gal žinai bus. Ne, dabar viskas jau elektronika, nes jisai irgi elektronikos turi daug aparatų, tokio kaip studyti, tai va, mes pasibūna kažką žinai, Mind Stadium is coming back, žinai, nice. Kaip elektronikos duo, žinai, Daft Punk šiaip neseniai, kad čia pabaigė savo reikalus, tai reikia naujo elektroninio dueto, žinai. O aš, dar praeitą savaitę žiūrėjau, atradau ten tokį kanalą YouTube, kur pasirodo, kad Justin Timberlake'as labai negeras žmogus buvo. Tau čia naujiena? Aš nežinojau. Aš nebuvau su Britney jisai labai... Ir su Britney, ir ten su kitais vaikais, su kuriais jie ten Disney'us kažkiam ten ar kur jie ten vaidino. Buvo serialiukas vaikiškas, jie ten vaidino. Ten buvo ir Britney, ir jisai, ir Ryanas Goslingas, ir Aguilera. Ne? Ir jie buvo vienas kastas. Jo, jie buvo vienas kastas, tipo, ir va, tas tipo varžymos elementas labai lindo ir aš kažkaip, matai, nu žinau, kad yra, žinai, dainas, tai sakau, kaip eilinis žmogus, aš jį žinau, galvoju, jauti, kad kažkaip, žinai, pilnai to žmogaus tu nepatirsi, mano apšvietimo sistema dabar skersvės, to nurims. Kameros. Ne, gal nenupūs. Tai aš nežinau, kad jisai, žinai, toks per galvas lipantis ir toks kerštingas, žinai, tai mane tas labai nustebino. Tai ten, kur pirmoje ar antroje laidoje sakiau, kad džiaugiuosi, kad jis kūrė, žinai, dabar atsiimu. Ne, galėtų ir nebekurti jau. Tai va, ten jis irgi ten... Daug labai eikti dabar, ten daug skandalų, ten kad ir, pavyzdžiui,
Puff Daddy, žinai, ta, nu, kur būtų tas Puff Daddy, tas raperis, P. Diddy, nu, jis ten daug persivadino. Paskui tas, kur jį pasidarė? Ar ne, čia Kanye West. Ne, gerai. Puff Daddy, nu, kur buvo I'm coming home, tai va čia jo, nu, producintas gabalas, tarkim, buvo. Tai ten irgi jisai ten, nu, ten pasirodo, ten, man atrodo, žmonių prekyba, ten dar kažkas, pavyzdžiui, jisai ten... Tai čia Kanye West'ui šitos? Ne, čia... Palauk, ar aš jau maišiau? Nu, jis anksčiau, tais old school laikais, kai mes klausytom old school, buvo Puff Daddy, tada buvo P. Diddy, tada, man atrodo, tik tai Diddy dabar, tai jis ten, man atrodo, ir žmonių... Aš žiūrėjau irgi, tam pačiam kanale buvo video apie tą jo, tipo, Rise and Fall vadinasi, ir paskui žiūriu į video, kur ten, tipo, ne, kitas buvo, kur žmogus kūno kalbos ekspertas, tipo, analizuoja, ar jisai meluoja, čia ar tiesą sako, žinai, tipo, atsiprašymo video, ir aš žiūriu tą video, galvoju, bet čia visai ne Kanye West'as. Tai man buvo tas, tai dabar jo teisingai tas taip, ir ten, nu ir šiaip lemma čia geras, nes kaip tik, nes kažkada neseniai galvojau, nu, pavyzdžiui, seniai, tai jisai, nu kiek, nu ten, nu tursi jų gyvenimėlis, aš neįsivaizduoju, ten, nu tipo, nu žodžiu, jisai, va, pavyzdžiui, yra, ne, tipo, kaip produceris, nu, bet ten, pavyzdžiui, yra videkas, kur jisai ten 15-kinį Justin Bieberį, tipo, mentorina, nu ir va, pavyzdžiui, jisai ten pasikviesdavo, va, gyvendavo pas jį ten, tarkim, Justin Bieberis, ir kur ten yra video, kur ten, tipo, nu, Justinai, ten, iš pradžių jisai sako, va, kai ten tau sueis ten tiek ir tiek metų, tai kažkoks Lamborghini stovi, žinai, nu, tai va, tada galėsiu, aš tau šito atiduosiu, ten, tipo, dar kažką, ir tada ant galo, tipo, nu, Justinai, va, 15, man atrodo, ar ten 16, max, žodžiu, labai dar, nu, Justinai, ką tu norėčiau eiti mergų, gerai einam mergų, žinai, nu, tai plema, nu, tai vat, kokios ten, vat, visokios ten orgijos ir dar kažkas vykdavo, o dar prieš tai jisai lygiai taip pat, tipo mentorino, ar kad ir ką tai reikštų ten, žinai, ten kultūrai ta kalba, ir Ašeris pasi irgi iš tų žvaigždžių, jisai Ašerį ten pradėjo, tai ten irgi globoja. Kažkoks ir buvo jo dar komentaras, man atrodo, kad tuose namuose ten sako, nu, pizdėts, kas vykdavo, tipo, tai... O tu ten esi ką, žinai, pagalvoju, nu, o tu tiesiog esi jaunas, žinai, atlikėjas, nori tapti pasaulinę žvaigždę, tai tu, nu, bandai žaisti žaidimą, tai vat, labai įdomu, vat, kokiems dalykams ten tie vaikai va, pasirašydavo, ar ten jiems atrodo gal tada fano, po to pagalvojau, čia, kad plema, tipo... Plema, kaip įdomu, kad mes Lietuvoje neturim to tokio, žinai, tos to, va, bet čia, va, čia mum mirtingėsim nesuprasti, va, kaip tokie, va, vakarėliai, žinai, va, kur ten multimilijonieriai pasaulinio garso, kur tu, nu, tipo, nu, kaip dievai jaučias, kur jau ką nori tą darai, žinai, tai, tipo... Nu, ir tu, tipo, ir jokių pasiekmių, iš esmės. Tu dar privalai daryti, nusipirkti viską gali. Jo. Ir tu privalai bandyti nusipirkti ten, nu, tipo, toks yra panetkės. Aš mentalą šiek tiek gal pagaunu, aš esu buvęs, kai dar pramogų banke dirbau, buvo VIP klientam vakarėlis, reiškia, padarytas tenai su vandens motociklais, aš ten dar pats atsimenu, gavau pavažinėti, bet ten, žinai, labai įdomi atmosfera yra to, nes supranti, kad visi čia su kažkokiais juodais pinigais yra tie VIPiniai klientai, nes, nu, kažkokie neaiškus tipai. Ir dažnai matai tas bendravimas, tai visa, dažnai tas pozavimas, dažnai tas visas vaizdavimas, žinai, nu, daug vaidybos, žinai, yra tame, ir kur, kai yra va, ta vaidyba, tas fejkas visas, žinai, yra daug to paskui įsivaizduojamų dalykų, kur iš tavęs ar ten tikės, ar jie ten pradeda viens kitą kažkaip bandyti aplenkti ir į kažkokias nesąmonės viskas pavirsta. Tai va čia tas irgi su tais, matyt, tam high rollerio gyvenime yra to, kur tu turi taip daryti, nes tai visi daro. Žinai, nes jeigu tu nedarai, tai tu čia kažkoks nebetas esi. Tai irgi to pozavimo labai daug matyt. Bet jo, Justin Timberlake'as viskas išbraukė iš savo... Viskas nebeklausysi. Skipinsiu. Sexy back net jau nebeužsivesi pagal sexy back? Nebe. Jo, bet šiaip daug, taip, tai daug šiknių, tai daug kiek žinai, kiek dar, nu, nesužinosim. Tiesiog čia dar tokie, kur išlenda, žinai, arba kur jau teisiniai procesai, jau ten dar kažkas, tai kur... Bet ir tai, vat, kaip mes esam kažkur jau kalbėję šitą temą, žinai, kur žmonių atmintis trumpa, žinai, tipo, kur labai daug ir pridaro nesąmonę, po to praeina porą metų, išleidžiu singlą, vėl visi klauso ir nieks jo nebeatsimena. Jo, ir vėl geras maždaug. Ir vėl. Nu tai taip, šiaip su Timberlake'u lygiai tas ir buvo, nes ten, nu, kas domisi, arba net ir ta pačia pop muzika, net iš 2000
Thousands, tai visi žino, kad douchebagas yra Timberlake'as ir jeigu esi tas, kur ten nukreipia dėmesį, koks žmogus tą muziką daro, tai ten jį nukencelino labai daug žmonių, nes ten jisai vos ne, ten, žinai, tai vargšiai Britney ten, nu... Aš nežinau to fakto, kad jisai užstatė į tą vaiką, padarė abortą ir jisai su gitara tiesiog groja šalia, kol jinai tenais raudoja, žinai, traumą patyrus, jis tiesiog su gitarai groja. Nu, taip. It will be fine, baby. Nu ir po to dar irgi ten, ir kai skyrėsi, tai po to ten irgi vos nekaltinam ten neištikimybę, kur ten dar kažkas jis ilgai nesvarė. Ir stūmė vos, tai žinai, kai nu, vat, ir esi dar plus, nu, ir žinai, kad esi toje kažkaip pozicijoje, kur visuomenė tave, žinai, tave labiau palaikys. Nu, nes čia pas mus dėja yra, kad ten kažkokių paleidį vainį neištikima ir tai visi va, ten gerą berniuką, žinai, bičą labiau palaiko kažkaip dažniausiai tokiose situacijose negu pana, žinai, va, jau pana, tai čia, va, jaučiu, jo, jinai tai nedorai kažkaip, nu, blema, tai jis čia nedorai pasielgė 100 kartų, o ne jinai, tipo, nu, toks. Jo, ir tada, nu, tada Britney ir prasidėjo visi tam psichologiniai reikalai rimčiausia. Tai nieko. Per daug perėjo. Žinai ką, dar galvojau, blema, tik tai neatsimenu, ar čia jau buvo mano mintis, kad reikia šitą kažkada pasakyti, ar dar nesakiau, bet šiaip pagalvojau, čia jau keičiant temą. Nu, aš dabar kai rūkantis žmogus esu, tiesiog pastebėjimą tokį pastebėjau, kad kodėl cigaretė, nu, tipo, be babkai tiesiog, kur išmaldos prašo, ne? Kodėl cigaretė yra visuomeniškai priimtas dalykas, kurio gali paprašyti kito žmogaus, nu, tipo, su niekuo daugiau taip nėra. Nes žiūrėk, eini gatve, nu ir tipo, gal turi pavaišinti cigaretę. Nu, ble, ko tu daugiau gyveni, nu, dabar pasakyk man dar bent vieną daiktą, kur tu, tipo, bet ko einant gatve žmogaus, pavaišint, paprašytum. Tipo, nei tu, žiūrėk, gal batonėlį turi gal, nu, nieks ne... Gumos kramtamos turi maždaug. Nu, bet ir net niekada, nu, random neprieitum prie random žmogaus, nepaprašytum. Kodėl cigaretė yra, kur, tipo, vat, aš irgi moku pinigus, aš irgi turiu, tai irgi mano daiktas. Kodėl tai yra, tipo, tas daiktas, kuris yra priimtinas prašyti kitų žmonių? Aš aiškinčiau taip. Kadangi, nu gerai, aš nesuprantu šit. Tipo, aš nenoriu dalinti savo, aš turiu savo, nusiperku ir turiu savo, tai tu nusipirk savo. Seniau, sovietmečių cigaretės buvo pigios ir ją kažkam tai vieną ten paduoti, paaukoti, sušelpti, būdavo ir toksai, žinai, draugystės stiprinimo ženklas ir, nu, nekainuodavo tiek daug, dėl to kiek aš vaikystėje matydavau, tai dažnai būdavo toksai, žinai, paslauga gaunasi kitam, žinai, tai, nu, sutvirtina kažkokį ryšį tarp tų kažkokių ten dviejų žmonių, vat, kažkas ten paprašo. Bet čia kai kaimas, kur visi visus pažįsta, tai iš esmės tokiu kontekstu. Jo, o jeigu nepažįstamas prašo, tai čia toks, nu, irgi būdavo, kadangi, žinai, nu, daug nekainuodavo, nesunkiai ir atiduodavo, jeigu jau, nu, žiūri, kad, nu, maž geras žmogus. Bet kai ten visokie tie ten kandžiulnikai ir ten dar visokie prašydavo, kur, žinai, nu, matai, kad jie patys niekada nieko nedarys, tai jie tiesiog nuolat iš to, kad iš kitų prašo, tik dėl to gauna. Tai tokiem neduodavo, bet nežinau, dabar, kai kainuoja tos cigaretės, tikrai nebe taip kaip tada, žinai, nu, tai čia jau yra jau šista, žinai. Nu, tai tame ir esmė, kad mes jau nebegyvenam tose laikuose, nu, matai, čia, čia beveik prabangos prekė. Tas, kuris prašo, matyt, dar gyvena, o tu jau nebe. Čia ir iš to konfliktas ir gaunasi. Nu. Bet jo, pritariu tau, kad... Nei ten valgyt, nei ten buteliuko juk net žmogus, jeigu nu va, nes tu matai, kad rūko, tai tada tipo gali prieit paprašyti. Yeah. Bet, pavyzdžiui, nelaiko ten vandens buteliuko negeria, bet tu nenueisi, nepaprašysi, gal gali duot gurkšnį vandens. Nu, tipo, nu, gali, bet nieks taip nedaro ir nieks nelabai norėtų. Nu, ir jo. Ten liečiasi, ten žinai, jeigu ten nepažįstamas, tu nežinai, ką... Čia kaip jo, duok atsikast. Nu, jo, arba ten su batonėliu ir duok atsikast. Nu, blema, nu. Bet aišku, cigaretė dar yra po vieną, nu, kad tu tipo atiduodi ir neprisilies prie tavo bendro, žinai, tas yra momentas. Bet man yra buvę vaikystė, ten duok atsikast, tai kur, žinai, nu... Iš nepažįstama? Nu. Toks, kur, žinai, bet tie tokie, žinai, iš nepažįstamo dėmesys visą laiką grėsdavo kažkokių konfliktų. Nes jeigu ten ar valandų klaus, ar kažko,
Tai va tą aš suprantu, kai, žinai, kai nepažįstamas žmogus ten kažko klausia, kai tu neatsakysi arba padarysi tas veršio akis ir nueisi, žinai. Nes kiekvienas iki, niekas normalus neklausdavo, žinai, kiek valandų ar ten kažkoks tai. Tai vis laik labai vengdavau tokių. Jo, mane paskutinį kartą, kai paklausė, kiek valandų atėmė telefoną, tai aš irgi šitą žinau, kad jeigu klausė, kiek valandų, tai... Ja. Jeigu klausė, kiek valandų, tai kad nemetas apie tai dabar kalbėti. Ir dedikuojas. Iš kur žinai būna? Jaučiu gerbėmėjai, jo. Tai va, čia yra viskas, ką aš buvau pasiruošęs ir norėjęs apžvelgti, nes rinkimai tai rinkimais, nieko ten neįdomu. Ei balsuot šiaip? Ne. Čia degsiu, jo. Šitoje vietoje degsiu, bet tai nei iš ankstiniuose, nei dabar? Bet nemeluosiu, jo. Nu, nei pirmam turė, nei antram. Ne, šiais metais aš antipolitinis buvau. Dėja, prisiduosiu čia, bet... pasakysiu paprastai. Nelabai domėjaus pastaruoju metu. Tai nežinau. Tada kitas dalykas, nežinau, man kažkaip atrodė savaime suprantama ir aišku, kad Nausėda bet kokiu atveju perrinks. Tada, tikriausiai dar Šimonytė, man kažkaip tas finalas ir tas antras, man kažkaip tiesiog taip ir bus koks skirtumas. Tai taip ir buvo pirmam raundui. Tada antras, ne, ir kur, tai yra Nausėda, kur čiųjų perrinks, yra Šimonytė, kur irgi nėra blogai. Tipo toks, tai nafik reikia. Toksai, nežinau, labai paprastai, žinok, taip kažkaip buvo, kad... O tas, kur labiausiai, kur kažkaip atrodo visi perrinks Nausėdą iš visko, ką irgi ten, nežinau, siduri, paklausai kažkiek, tai kiek. Tai va, ir kad atrodo tiesiog logiška ir tiesiog nėra tos kažkokios būtinybės, nes vis tiek tai yra neišvengiamas faktas, tai aš tiesiog, čia... Čia matai, bet yra tas, žinai, kaip lietuviškai, nežinau, exercise your right, tipo, kad tu turi nueiti pareigą atlikti, tipo, kad, nes galų galia, žinai, aktyvumas irgi daug lemia, ten... Buvo rekordinis aktyvumas, rinkimų strategam, tai ten būna, daug ką tas lemia, žinai, kiek žmonių atėjo, kodėl jie atėjo, už ką ir kaip ir ten balsavo, kiek ten, ta visa matematika, jinai labai svarbi. Bet jo, kaip tu sakyt, galvoju, yra tas momentas, kai, žinai, jeigu nesidomi žmogus ir tipo vis tiek jį kažkaip užparina ateit, ar čia yra gerai ar blogai? Aš neturiu atsakymą dar. Kad šauni tiesiog. Kur, žinai, nežinantis ateina ir kažką čia bele ką daro, žinai. Turėtum, tipo, žinot, nes galų gale, kai žmogus nesidomi ir ateina, tai tada, man atrodo, tikimybė atsiranda visokiem tokiem tiem populistam, tiem šnekėtojim, žadėtojim, žinai, stebuklų šansas didesnis, nes tipo ateina, nežinodamas, neįsigilinęs, tai, žinai, jiems gražiausia popieriuką, ką gražiausiai žada. Tai jau aš būčiau turbūt, jeigu nesidomi, tai gal neik. Bet tik tada vis tiek reikėtų pradėti domėtis. Tai va, čia yra kita tema. Jo, čia yra kita tema. Aišku, vis tiek buvo mintis, jeigu antras turas, ten, nežinau, Nausėda ir Vėgėlė, tai tada tikrai nueisiu už Nausėdą, žinai, tipo, prabalsuoti, kad tik kažkoks šėtonas nepaimtų šitas iš tų grybų karo variantų, tipo, kad nebūtų pas mus, tipo, kaip Trumpo atvejis, žinai, kur kažkoks tiesiog random reikalas kažkoks ateis ir nežinau, kur bus ta tokia, kur pasijausi kaip ir Black Mirror, žinai, serialą, kur tiesiog kažkokia jau alternatyvi čia visata juda. Aš bijau Black Mirror žiūrėti, žinok, mane kažkaip labai supurto kiekvienas įkai aš nuo pandemijos jaučiuosi, lyg mes gyvenom serijoje tiesiog, žinai, tipo, tokia pandemija prasidėjo, tai atrodo toks kažkoks dingo, toks kažkoks tiesiog gyvenimas, tai toks paprastas, o nuo tada, ten pandemijos, tada ten karas prasideda, ten prieš tai dar aplink tą laiką, ten Trumpas, ne, prezidentas Amerikoje, tipo, kas čia per visatą, kas čia staiga tapo per... realybė keista tokia. Keista realybė ir tada jau toks, kur tie, kur galvoja, kad simulacija viskas, tai jie turi labai daug, tipo, nuorganų, čia tiesiog nesąmonės vyksta ir atrodo ir tikrina mus čia. Čia mes užskaitysim, kad čia realu dar ir kad čia, žinai, normalu dar. Nes kažkoks košmarinis lygis atėjo. Baby Reindeer pažiūrėjai gal? Ne, pažiūrėjai. Labai intensyvus laikas, žinok, dabar. Ne? Ir dirbu, ir nedirbu. Mašiną nusipirkau iš naujienų. O! Tiesiog. O, nes reikia mergikę vežioti. Reikia renginukus, pinigėlius uždirbti. Ok. Tada jo.
Aš irgi svarstau gal downgradintis biški, bet labai vaikai pyksta. Patinka jam Nu, tavo dabartinė? taip, jiems tas džipas jiems labai, o aš galvoju, gal kažkaip susimažinti, taip toliau. Tai žiūrėsim, tai sveikinu, o taip, tu įvažiavai kiemą? Ne, aš palikau ten prie. Ten buvo tokia viena viečikė prie vartelių, galvoju, tai va čia paliksiu. Tai reikės eiti, taip, žinai, bahūriškai apžiūrėti, žinai, padėtų, žinai, koją ant padangos tą padaryti. Apeiti, tipo tokį, žinai, su tokiu atsainumu, žinai, nes jeigu esi tikras profas, tai tu neturi rodyti sudomėjimo. Tau turi būti dzin, tipo, žinai, kaip influencerė merga, žinai, neįdomu, iš kamerą net nežiūri, žinai, laikinkit. O, kad čia užuoda pas tave. Čia gal varteliai kažkokie. Ne. Čia gal žulepė, įsivaizduoju. Nežinau. Aš žiūrėk, vėl turim 1,5. Tau dar irgi sakai kažkur varyti. Taip, bet ar galim biškai Turi dar kažką pažymės? Aš ten iš anksčiau turėjau porą, pavyzdžiui, man pasirodė įdomu. Gerai, aš tau pasiūlysiu kaip profesiją. Žiūrėk, dažnai, kaip kol tu nepasakėjai, aš prisimenu vieną faktą, kurį vaikams sakiau ir gavau, kadangi nebėra niekur kur tų faktų dėti, o aš dar jos vis dažnai stebu ir iš įpročio, iš faktų dvikovos. Neseniai skaičiau praeitą savaitę labai man įspūdingai pasirodžiusi. Sako, kad žmonės su beždžionėm bendrauja jau 60 metų, tai yra, gestų kalba. Per tos 60 metų beždžionės neuždavė nė vieno klausimo. Čia yra, žinai, toks, kur tipo, čia net ne minusas beždžionėm, čia gal minusas mum. Mes nesam jiems įdomus. Šiaip. Toks, žinai, toks pamastymai, hebra, žinai, nes čia metų mes ten, žiūrėk, o kiek mygtukus paspaudė, jinai tiesiog paspaudo, viską, davai, hebra, dan. Žinai, man neįdomu. Atsipėskit. Man va tas buvo, kad tipo, per visą tą laiką, kol yra bendravimas su tais gyvūnais, jie nieko mūsų neklausia. Tiesiog. Šibliavo, čia mind-blowing, šiaip kaip pagalvoji, tarsi. Nes, žinai, eksperimentai tikrai įvairiausiai matyti buvo, bet per tą laiką, tipo, jokio įdomumo. Tai va, tai dabar galime eiti prie tavo. Net beždžionėms neįdomus. Ne, šiaip man buvo labai įdomus faktas, nes pagalvoju, logiška, kad in the 50s, tai 60-metį buvo tokia profesija kaip lūpdažių testuotojas. Tai tiesiog būdavo bičas. Bičas? Tiesiog, jo, testuotojas. Tokia profesija. Tiesiog būdavo bičas, kur sukūrė lūpdažį, moteris pasidažo ir tas bičas atlaiko bučinuką ir žiūri, kaip jo liks ant žanduko, ten koks, atrodo, plikis buvo, tai ten tipo ant kakto, jo, tiesiog, va, ir tai tu tiesiog ateini į darbą ir tave bučiuoja visą dieną. Ir žiūri, kaip norėtum tokį darbą. Ir tiesiog tave žinok, čia viskas priklauso nuo to, kas bučiuoja ir kaip bučiuoja. Nes, blemba, žinai, jeigu yra kažkokie estetikos standartai, žinai, išlaikomi. Estetikos, kaip tu čia gražiai dabar pasakėjai. Aš kažkaip stengiuosi. Nors mūsų moteriška auditorija labai nestipriai žiūri pagal statistiką, bet vis tiek kiekviena yra brangi ir svarbi. Tai aš manau jo, kad turėtų būti, nes tikrai aš esu matęs ir sutikęs tokių, kur nenorėtum, kad tave bučiuotų. Bet tikėtina, kad tokios ir būtų. Su Ieva dar esam šnekėję, kur kartais irgi buvo apie, kažkaip ten iš kalbos išėjo, kad ar apie kažkokį ten paradą, kurie visos plikom krūtinėm, aš sakiau, kad čia kažkaip tai, jeigu būčiau karalius, norėčiau, kad paauglystė, mano noras buvo, tipo, kad visi pliki, žinai, būtų, bet tada kažkaip išėjo iš to, kad tos, kurios norėtų rodytis, tu turbūt nenorėtum jų matyti. Taip ir čia, kad tos, kurios norėtų ten ateiti ir bučiuotis, tai nebūtų tos, kurios norėtum, kad tave bučiuotų. Tai jaučiu, kad ne. Pesimčiau ant šito darbo, ne. Aš gal sakyčiau, leiskite mane prie bačkos, kur maišyti reikia tą lūpdažių masę, žinai, gal ten įdomiau bus. Ten bent pašnekėsim su kažkom. Tai šito ne. Aš taip galvoju, žinai, čia yra vienas iš retų darbų, kur jeigu pas žmoną grįžti iš darbo, tai neįmanoma tavęs apkaltinti kažkoties, nes tu darbe buvai tiesiog. Žinai, kodėl tas lūpdažis? Kodėl čia kitos moteris lūpos? Tai tiesiog darbe žmogus buvo. Žinai, niekada nėra,
Tais tokiais in the 50s dar ten madinga būdavo, man atrodo, žinai, į kairę, į dešinę ten nueiti su meilužė vos neturėti. Nu, ten kitaip tai buvo. Čia bet kada, žinai, ar iš meilužės, ar iš darbo grįžti, nėra skirtumo. O tai tu įsivaizduok scenarijų, pavyzdžiui, nu, vis tiek Amerikoje tikrai taip yra, nu, grįžta namo porno aktorė, žinai. Sako, tokia pavasak, šiandien užsipisau, žinai, ir grįžta pas vyrą ten, pas, žinai, nu, tipo į šeimą, o jinai visą dieną filmavosi, žinai, nu, tai čia irgi yra Kam, bet čia mind blowing. Weird, ne? Nu. Žmona grįžta iš darbo. Darbas, nu. Porno aktorė. Nu. Visa, žinai, dar ten plaukai sukybė, dar ten kažkas. Sorry, dušą nespėjau nueiti darbę. Jo. Nu. Galėtum žmoną turėti porno aktorį? Blemba, nejaučiu, žinot. Aš irgi ne. Ne. Nu, blemba, ne. Čia dar ne tik, bet čia jo, nes čia ne tik, kad užsiminėja, ar ne, seksu ir dar su kitais, čia dar pilna dar video tipo visur, ne, tai dar žiūri visas pasaulis. To privatumo koks jis ten lieka, aš nežinau. Man tai būtų, nežinau. Kaip tu tai gali jo vis tiek atskirti į tą, žinai, nu čia darbui. Nu, žinai, čia tipo, čia pats po to dar, žinai, įsijungti. Plus pats gali įsijungti, žinai, dar ir tas, nu, tipo. Taip, patikrinti, ar tikrai darbe buvo. Ir tipo ir pats, ir tada jo, ar tiesiog turėtų tą. Ne, reikėtų niekada nežiūrėti jaučiu. Šiaip reikėtų kreidinti keisą, kaip būtų įmanoma, nes čia įdomesnis kampas yra. Nu, tai reikėtų niekad nežiūrėti jos filmų. Nu, sorry, mažutė, negaliu, žinai, kaip, žinai, palaikyti tavęs tose rolėse. Tai tu turėtum būti kunigas, ar kartu peržiūrėti, ne? Su šeima negali padaryti peržiūrėjimo, žinai, vakaro naujausio mamos su filmu. Ir neaptarnėtum darbo namuose, žinai, o būna taip, kad, žinai, į šeimą darbas ateina, turi kažkaip atart, žinai. Jo, nu, man, pavyzdžiui, sunku būtų nuoširdžiai, nu, tipo, paklausti ir domėtis, ne, kaip darbė sekės. Nu, nes tu žinai, kad kiekvienas, kad gerai sekės, tai tipo, gerai tiesiog ištratino. Gerai nufilmavo, puikiai viskas gavosi. Blemba, jo, nu, labai daug keblumų. Jo, šitas. Varai kur nors viešoje vietoje, varai renginį dar kažką. Kiek žmonių matė yra kaip tavo mergina per video. Ir nuoga. Visi nustemba, kad neapsirengus atėjo, jo. Ir dar tas awkward, ne, kur tipo, kažkur mačiau, žinai, bet nežinau tiksliai kur, tipo, bet kažkur tą moterį mačiau, žinai. Tai tada, jeigu, žinai, tarp tokių renkies, tai gal tada, žinai, tas jau ir bučiuotojo darbas, žinai, nėra toks baisus, bet jo, aš kažkaip nenorėčiau. Būtų sudėtinga. Labai komplikuojas reikalai. Nu gerai, jeigu striptizo šokėja. Tiesiog, kad šokėja čia arčiau Lietuvai. Klube. Nu tai dėl to ir pagalvojau, kad... Mes su Tadu Kursiokę turėjom, atsimenu, tokia labai ši buvo faina visai pana, tikrai didžiulė krūtinė, žinai, abiem atsimenu, jinai mums labai patiko, į baseiną, už tai ir mes į baseiną paskui nusprendėm varyti, kad, žinai, bet aš tada dar akinius turėjau, žinai, aš einu tiesiog Tadą lydžiu draugelį, žinai, aš nieko nematau, nieko, man jokios naudos iš to. Aš ten biškai paplaukiu, dar tada plaukiat ne visai mokėjau, žinai, o jisai realiai visus bonusus susirenka, aš tiesiog esu, žinai, toksai priedas. Tai buvo, tai žinai, kad tikrai, nu, viena vieniša buvo, tai, bet kažkaip turbūt taip yra, žinai, Lietuvoje. Dar pagau yra tie atvejai, kur webkamuose, žinai, mergaitės ten sėdi, žinai, viską ten rodo, viską daro ir tai yra šeimos biznis. Yra bičių, kurie ten tame dalyvauja, čia yra iš vis man visiškai freaky dalykai. Nu jo, čia dar atskiria dabar, nu OnlyFans realiai. Jo, kur... Dar atskiria kategorija, kur tu teoriškai teoriškai, fiziškai net neturi kontakto su jokiu žmogumi. Ir vat tada, kur tada yra ta riba. Ir tada tavo antra pusė rūpinasi ten marketingu, photoshoot'ais, kažkaip, apšvietimu. Taip, ir žinai, ir man, žinai, dar baisu, kad kaip tai yra normalizuota. Iš to, žinai, vat čia laikiniai visuomeniai, kad tipo čia yra, nu tai jo taip daro, žinai, OnlyFans yra, nu taigi taip.
žinai, čia platforma. A ne? A ne? Nu, nežinau. Tai va, ką dar jūs ten turit pasižymėjęs? Aš jau kažkaip irgi labai seniai, bet nežinau, kol dar DVD-škės turim komedijos, tai man visai patiko naujiena. Aišku, man labai nepatinka, kad visi filmai, visi dabar filmai grįžta iš kažkokių tai senų. Remake'us daro, ne? Remake'ai. Bet kai išgirsti, kad Scary Movie rebootas bus, tai man visai exciting yra. Atsimeni Scary Movie, kur pats baisiausias, kur tiesiog... Aš vaikam neseniai rodžiau. Bet mes žiūrėjom Scream, ne Scary Movie, Scream žiūrėjom. Tai the original, tai čia visai Scary būtų buvo kita. Bet net Scream, kad aš paskui gailėjausi, kad aš jungiau blemą, jau, ten ypač, kur ten bėga, ten ta, pradžioji, ten per tą lietų sulėtintai, taip toliau, kur ten durė ir tą silikoną iš to, aš galvoju, blemą, žiūrėjau, tie vaikai. Ką tu tėvai darai? Paskui mes, aišku, ten pakalbėjom, pažvengėm, bet... Įdomu, kad šitas grįž, bet žinai kaip, aš jaučiu, kad bus taip šiuolaikiškai numuilinta viskas, kad nebus ten to aštrumo kažkokio, koks turėtų būti jame. Aš pasimenu, nes aš atsimenu paaugliui, tas filmas buvo aфиgenas. Paaugliai, kur pažvengti ar ten su draugais, ten kažkokia ten irgi alučio skarbių porą turint, dar tai tobulas filmas, tiesiog tokie... O tu žinojai, kad čia irgi iš tų, kur mane YouTube'as į kokias tamsybės kartais nuveda, buvo realūs du paaugliai, kurie norėjo, reiškia, atkurti visą tą tikrovę ir jie ten, reiškia, savo draugus irgi nužudė. Tipo, pažiūrėjęs Scary Movie, ir buvo jų teismas, yra įdėtas, tipo, jų apklausa, interrogation video, reiškia, visas ten poros gal valandų, kur kaip tardytojas dirba, kaip tas ten, šneka ir kaip jį ten, išriša. Irgi ten labai toks įdomų kanalą radau, Explore with Us, man atrodo, vadinasi, irgi, kaip visą įdėsiu, gal bus įdomu. Tai ten kom yra faina, yra rodoma apklausa ir tu žinai, kad tas bičas yra jau ir kaltas, ir pagautas, bet tu matai, kaip meluoja, kokius psichologinius dalykus naudoja. Ten komentarai šiaip labai geri yra sudėti, reiškia, ant to video užkadriniu balsu. Tai labai labai geras. Ir va ten irgi mačiau, kad paaugliai iš esmės planavo, ruošiasi padaryti tipo va taip, kaip buvo tam filme. Tai žinai, arba Scream filme, tai ten pats baisiausias imtas iš to, kur pats minėjai. Kuris buvo originalas? Screamas originalas. Screamas buvo originalas. Siaubekas. Tai baisiausias filmas buvo parodija. O baisiausias yra parodija. Tai aš vaikam rodžiau parodiją. Taip. O jie žiūrėjo tada Screamą, ten, kur pirmas iki ta kaukė atsirado su tuo, visas tas personažas. Tai jie tada žiūrėjo. Tų Screamų ten pilna, ten 8 kokie. Jo, nes labai gerai ėjo, parodijos laikai tada buvo ir... Kalbu, siaubekų pilna, o baisiausia tai gal 4, ten gavosi, gal 4 dalis. Bet tuo metu tas, kine buvo tas toksai, žanras kaip amerikietiškas pyragas, toksai, tokie, net ne paaugliški, bet tokie... Man labai tai yra patiko. Jo, toks, tas Blink-182 ir kažkas į tą pusę. Bet dabar pyragą man tai nesižiūri, pavyzdžiui, pyragas. Jis labai, tie visi, dabar šie laikai jau man pakeitė. Blogai paseno, Blogai labai paseno. Pavyzdžiui, kas iš tų senų tikrai pyragas, pavyzdžiui, senė. Tai kad ir ten, nežinau, ten, jokinga tada buvo, kad ten, jie tuoj ten seksą turės ir ten filmuoja ir visas rajonas žiūri. Tai dabar čia pagalvojant, dabar jau toks, kur tai čia toksai, privatumo pažeidimas, čia, kas čia jokinga, čia, keičia. Labai vaukus. Arba tas seksas ten, tiesiog garbinamas, dievinamas, ten, kur dabar, ką žinau, kodėl, Tada dar Tinderio nebuvo, Jo, ir ten tiesiog viskas, kad dėl to jo, ar tas ten, nežinau, tas ten nekaltybės praradimas, ar ne, kažkoks toks, kur čia, būtinai čia ir dar kažką, ar čia kažkoks ten, kažkoks statusas,
minuso ženklas, žinai, nu, kur, tipo, ką, tipo, žinai, toks kažkoks, nu, taip keista viskas. Nu, paprastesnis pasaulis tikrai buvo. Aš, va, dar ką prisiminiau, su dukra žiūrėjom Beverly Hillso policininko pirmą ir paskui antrą dalį, žinai, sužiūrėjom. Okay. Tai labai džiaugiuosi, kad patiko. Tai, žinai, taip, va, tą tokį senesnį kiną rodyti labai pasidarė dalykas. Tik irgi dukrai įdomu, nes jau 12 metai eina, žinai, jau pradeda, o sūnus vis dar filmukus nori žiūrėti. Tai turim tą tokį, žinai, trinti, bet faina tas, kad įdomu. Tai dabar rezgu planą, kaip Terminatorių parodyti. Pirmą ir antrą, o su kitu gali, žinai, skipinti neįdaug, bet sakau, pirmą ir po to antrą. Jūs privalot pamatyti vaikai, nes man tai buvo kažkas tokio. Ten kaip ir dar videkus, ten žiūrėdom, žinai, ten su to baisiu rusišku vertimu, bet still. Istorija yra neįtikėtinai, žinai, gera. Nes aš sakau, aš pirmą mačiau, bet ne taip užstrigo, man antras buvo toks siaubą keliantis filmas. Tipo, nežinai, tu žiūri vaikystėje, žinai, jokių ten kompų nieko nėra, va tu tiesiog žiūri iš tikrųjų. Ir tu įsivaizduoji, kaip tu pabėgtum, ką tu darytum, kaip, nu niekaip, nu niekaip, ne per kur, žinai, sen kiaurai praeina viską. Tas naujesnis, tas, reiškia, robotas. Ir galvoju, man toks buvo geras, žinai, tai galvoju, norėčiau parodyti ir saviškiam, ir tada mes aptartumėm ir kartu ten, žinai, hiperventiliuotumėm, galbūt. Tai va, tai ruošiuosi Terminatorių kažkaip suleisti žmogučiam. Nu, jau taip ir priartėjom prie 2 valandų. Dar gal kažką turi pabaigai? Na, pagalvojau, kad iš tų laikų tik tai man Rockis labai patiko. Iš tų tokių, vat, to meto maždaug old school'o. Tai man, pavyzdžiui, Rockis yra tobulas, tobulė ten, nežinau, pirmie. Nu, man ten kokie 5, nu gerai, ten 2 tobulė, bet iš visokie. Man reikėtų skirti 5, man atrodo, ten jau baigėsi tam tikra, jau ten, man atrodo, sūnus buvo jo, ten, kur ten, bet jau, ten, šiaip tai 6, 7, man atrodo, buvo iš naujesnių laikų ten tie, bet man ta tokia, tie kokie 5, tai visi geri. Nu, 5 toks jau. Čia kažkada rodė per teliką ir atsimenu, mes irgi žiūrėjom dar gal kažkur tai gal vasarą netgi buvo ir vaikai, ir ten buvo pirma, man atrodo, dalis, kur ten jam pridaužo ten tą snukį, reiškia, Rokiui ir tada ten sako, kadangi užtinus viena akis, sako, pjauk, tada ten yra ta staigi vieta, kur prapjauna ir ten kraujas. Ir atsimenu, su vaikai žiūrėjome, ten, žinai, tiem šokas buvo, aš irgi nežinau, kad ten yra, tai visi buvom prigauti. Ir aš galvoju, tada supratau, kad aš iš esmės Rokį žiūrėjau, bet aš nieko neatsimenu, man reikėtų jį, žinai, iš naujo sužiūrėti. Tai reikėtų jo, Rembo kokį vėl susileisti. Atsimenu, tokia mini istorija, kad netgi buvo, mes su mama ten paauglystėje būdavo dažnai, kad gyvenom su kiekvieno kambario bute ir mes neturėjom teliko. Tai aš net eidavau, turėdom to buto savininkį, iš kurios nuomovom butą, jinai tam pačiam aukšte tiesiog gyveno kitam bute, šalia. Taip gerai sutarėm, kad aš net tiesiog eidavau pas ją, būdavo penktadienio filmas, Rockis, ir jinai man leisdavo tiesiog ateiti, atsėsti ant foteliuko tokio, pažiūrėti Rockį, ir tada varau namo, žinai. Eina sako. Tai net man tokį dar sukelia tą tokį, kur, man taip patiko tas filmas, net kaimynės / šeimininkės paprašydavo, kad leisti per tris pasėdėti pas ją namuose, žinai, vos, vis tiek įsileisdavo, pažiūrėti Rockį, ir... Nu, čia jau ne kino teatras, čia, žinai, čia jau next level. Taip, bet dar svarbiausia jo ne tai, kad būdavo kažkaip, bet sinu toks minkštus foteliuką, tokį, čia, o aš taip, žinai, man atrodo, kur dar išsitėsi, žinai, tas toksai kažkoks, gal ir ne, gal čia jau romantizuoja, bet kad tikrai būdavo, Nu, bet komforto buvo. Nu, arba būdavo ta tokia pristumiama gal kėdutė, kur, bet irgi, šačiu, kojams pasidėti kažkaip tas būdavo, atsinu, kur, tipo, what the fuck, nesu matęs to, kad Užžiūrėni taip, tipo, nedrąsiai. Net nesu svarstęs apie tokį komfortą, kad, tipo, kai žiūri ant kažkokio minkšto dalyko, kad kojas dar gali kažkur padėti. What? Ne, tai tiesiog sėdi ir viskas, tipo, ką žinai. Jeigu kunigas pasikviečia į svečius ir patogiai labai pasidina, jau reikėtų sunerimti. Tai čia, žinai, įsivaizduoju, žinai, kaip užeini, žinai, ten sėdi ir paskui visi pabiškai įsijauti į tą komfortą, kiek čia jo yra. Filmas dar geras, žinai. Tai grįžtant į laidos pradžią, perspėti reikia žiūrovus, nes vyriško auditoriumus labai žiūri. Gerai, šiandien tiek, Hebrit, užsidarinėjom, baigiam. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot, ačiū už komentarus. Primenam dabar pabaigoje dar sikelį, labai reikalinga jūsų reakcija, ar jums būtų įdomu ir ten, reiškia, ar norėtumėt įsigyti, nes tada su musės riboju.
padilinsim kažkaip, kad pakurti visą galbūt lainą šitų dalykų ir per kokį ten Patreon ar kursų galvosim, kaip čia jis patraukelt. Tai kokį nors vieną galima pasimti, jaučiu gal ne? Iš tavęs čia nugvelbti? Jo, tai tu išsirink, kuris tau patinka. Man debilai, fainai. Bet reikėtų ir podcastą kažkaip. Tai visų yra po 2. Ar visų yra po 2? Nu, yra 2 parodiniai. Atiduok modemą 2. Ne, parodiniai 3. Ai, 3 parodiniai, va. Ai, galvojau, kad tokiu po vieną tada. Nu, bet žodžiu, atsveikinam tada, kad... Yra taip, ir tada eilinis debilas. Gal sakai, šitas patiko, ne? Patiko. Aš tada šitą pasiliksiu. Nu va, galim išsidalinti. Man tas labai patiko parodinių, tau tas, sakai, patiko. Man patiko kirsiu galvą su kirviu, kur išlindusiu. Plada galvoju dėl medalio ar šitą. Bet plema, šitas fainas minimal. Kažkurį modemą nori? Šitą galima... Na, tai aš su modemu tą noriu. Modemą aš galvojau, kad čia savo norės šitą. Gerai. Kirsiu galvą nori? Bet pala, mes nepaliekam, kad jeigu norės kažkas... Tai jeigu norės, pažiūrėsim, parašykit, kurio nori, tai iš to žmogaus kolekcijos ir paimsim. Net nerodysi, koks pasėlė. Ne, žinai kaip, jeigu norės, sutarsim gal su musės riboj, kad bus galima kažkaip įsigyti, nes šitų aš jau čia nedalinsim. Nėra už ką. Nesugalvoju, žinai, nes galų galia. Tai dabar kol kas tiesiog duokit, žinot, nes šiaip tikrai, daiktai labai kokybiški, labai geri. Nu, va toks liko su medaliu parodinį. Tai ar padovanot kažkam, ar savo pasipuošti namus. Čiam, tas parodinį gal fainesnis su tais medaliais. Šitas logiškas labai. Taip. Jo. Kaip šuniukai sega už laimėtą pirmą vietą. Šiaip panašiai kaip šitas tada. Gal tokį. Tai va, tai laukiam jūsų reakcijų, šiaip reaguokit, rašykit komentarus, tai žiūrėsim, kaip šitas naujas laikas suveiks. Sakau, bandysiu jau gal kaip nors, šiandien dar Laisvės TV yra, tai šiandien sumontuoti, gal spėsiu, gal ne, bet žodžiu, savaitės pradžioj, kad pasirodys laida, o ne be savaitgalių, kaip buvo anksčiau. Tai visos damos ir kas ten tvarkydavosi, žiūrėdami mus, tai visą patį galės daryti, tik tai, kad reikės palaukti iki savaitgalio. Tai ačiū, kad buvote kartu. Ačiū, kad buvote kartu ir gražios jums vasaros. Iki. Tai net sveikingai paskutinė ever serija gražios vasaros. Žinok, aš kiekvieną sykį montuoju, manau, kad jau yra paskutinė ir paskui paskaitai komentarus ir galvoju, fuck, jie dar mūsų nepaleidžia. Tai va, nes kalbu vasarą, nes jau oras labai vasariškas, tiesiog apie tai. Tai va, tai iki kitos 10 laidos. Ate, rašykit komentarus dėl magnetukų. Bye.